Welcome back, Agne. Welcome back to the my podcast. YouTube channel. Jo, prie tos savaitės kliurkų buvo daug podcast'e, kaip sakoma. Visų pirma, tai vyko feilas su mikrofonais, kas buvo žiauriai juokinga. Bet čia nuo mūsų priklauso, tai mūsų darbuotojas biški toks. Mūsų darbuotojas. Tai biški mūsų darbuotojai nepasisekė įrašyti ir jis rašė 2 mono balsai. Žodžiu, buvo žiaurus feilas, nes vieną kompą įrašinėjom, tai šį kartą įrašinėjom į 2. Podcast'as su Deimante būtų, aš tiesiog dėl vaizdo. Tai dar nežinau, kaip gausis, bet tikimės, kad šį kartą jau mikrofoną šnekam. Fingers crossed. Vėl bus tada įspėjimas. Grinai, jo. Man patinka mūsų. Ir jūs turite klausytis mūsų. Kažką sakėm, Aš norėjau kažką irgi pasakyti. Jo, kad tipo, kažką apie mūsų failus, bet čia tos ir buvo mikrofonų failus. Mikrofonų feilas jo, tas, kad dar kalbam vieną ant kitos. Oh, yeah. Tai bandysim dabar, aš bandysiu kažkaip gaudyti. Jo, aš irgi bandysiu. Ir mano, nežinau, kitiem neužkliuvo, niekas šiaip nerašė, bet aš kol montavau. Tai aš visą laiką girdėjau tą savo... Ir po kiekvieno žodžio, tai po kiekvieno sakinio. Bet žinot, gal... Bet labai Feilas įdomu. Aš tai nepastebiu realiam gyvenime, kad tu taip darytum visiškai. Yeah. Na, aš gal pripratus tiesiog. Yep. Jo, bet tipo, labai juokinga. Yra, kaip sakoma. Nu, šiandien vėl susirinkom vėlyvą vakarą. Nu, jau vėl tikimės, kad smegenys veiks. Jau biški, man jau taip miega, bet Man ne. irgi. Gerai. Bet nieko, išgeriam kavos. Kitą kartą. Kitą kartą ką darysim 10 ryto? Nu, ne taip drastiškai. Kodėl? Atsikelsi 8 ir suruoši. Nu, davai. Galėčiau, bet tipo, klausimas, ant kiek smegenys tada veiks. Bus, man atrodo, dar trigubai blogiau. Bus tokios, tai žodžiu. Exactly. Tai va, tiek žinių. Paklausiau, kaip praėjo savaitę, bet neklausiu, nes aš viską žinau. This is so obvious. Reikia nebekalbėti, realiai. Jo, mes turim, ta prasme, pasilikti tik podcastą realiai ir tiesiog viską podcastą, bet tada nesąmonę gaunu savo. Anyways. O kas įvyko per tavo savaitę? O šių savaitę praėjo? Praėjo kokias 3-4. Nu, praeitą Ne, filmavimą. mes jeigu keliam antradieniais, ne? Ai, nu jo. Tai šiandien yra tikrai ne antradienis. Ai, ne, gal ir praėjo kelias dienos. Ne, Ai, nepraėjo. nežinau, kaip Mes praėjo. nefilmavom antradienį. Jo. Mes kėlėm antradienį. Jo. Praėjo, tai praėjo. Praėjo, biškai. Praėjo, tai praėjo. Supratau, kad Man patinka šitas. Praėjo, tai praėjo. Jo, Jo. tai nežinau. Šiaip geras klausimas, kas Tai kaip įvyko. Man praėjo atrodo, mes tavo- viską apšnekėjom. Ne? Ką apšnekėjom? Viską. Apie ką Kas mes įvyko šiaip? Ai, nu jo, mes dažnai kalbam. Noriu pasišėlinti, kad nusipirkom pumpkin spice sirupą. Pirtą kartą dar nebuvom nusipirkusios. Žodžiu, aš užmačiau, sakau, Agnė, ir tu nori, ir Agnė irgi norėjo, tai mes pasiėmėm pumpkin spice sirupus, monintos, žinot. Tai dabar žiauriai skaniai kavą geriu, bent jau aš nežinau kaip to. Aš irgi gerai. Žiauriai. Dar labai laukiu, kada pabaigsiu pumpkin spice, kad galėčiau nusipirkti ir kai bus cinnamon bun. Taip vadinasi, ne? Jo. Oh my god. Jo, Oh my aš irgi God. žiauriai laukiu, So tos me kava yra, like, aš kiekvieną vakarą laukiu, kad aš nueisiu mėgoti, nes žinau, kad nueisiu mėgoti, rytą aš atsikelsiu ir aš gersiu kavą. This is so ridiculous. Jesus Christ. Ridiculous, žodžiu, žiaurus, bet ta prasme, jo, aš literaliai, aš jau guliu lovą ir aš, gal jau eiti mėgoti, nes rytą atsikelsiu, greičiau kavos atsikelsiu. So Čia žiauriai yra. relatable. So relatable. Woman. Jo, man būna, aš kartais atidėlioju eiti mėgoti, nes tipo nelaukiu kitos dienos, žinai, kaip būna ir sėdė ilgai naktį. Yeah. Bet pagalvoju, bet ir tą kavos atsigersiu, visai skanu, bus fainai ir tokia tipo excited eiti Jo. mėgoti. Jo. Irgi, oh my god. Aš Aš žinau, kad tik aš šitą. Eik, aš kiekvieną rytą aš dar žinau, kad ne man reiks daryti, o Edvis atneš man į lovą. Tai aš tiesiog realiai, bet šiandien biškai susinerinau, nes šiandien ryte 9 žadintuvą buvau užsistačius ir žadintuvas pradėjo, ir aš dabar by the way pasikeičiau žadintuvą, vienas juokingas dalykas, fun fact, nebe alarmas Tai kokį? ir nebe kitas, dabar užsidėjau kažkoks paukščiukas, dabar groja kažkokia muzikėlė ir paukščiukai čiulba. Simfonija. Jo. Bet tavas met tokia biški, aš nežinau, Edis sakė, kad tipo žiauriai fainų, davai palik, bet nežinau, mane vėl biški erzina, žiauriai garsiai pradeda groti, ten pim ir tie paukščiukai šiup, nu tai tipo žiauriai juokingai. Tai žodžiu, šiandien tik išjungiu tą žadintuvą 9 ryto. Ir Edvis iškart, nes jis jau buvo atsikėlęs, Edvis iškart atėjo, labas rytas, ir aš tokia, aš dar tipo mieganti tokia visą, nes aš iš tų žmonių, kur nemėgstu rytą šnekėti, man turi praeiti laiko, nes aš negaliu rytą šnekėti tiesiog, aš stengiuosi susigyventi ir kalbėti, ta prasme, rytais, bet kartais būna tokia medą atsikeliu ir nesuprantu, kodėl aš medą, nes tipo, aš nesu pikta, bet aš atsikeliu pikta. Ir tipo toks,
Jo, tai žodžiu, tai atsikėliau, atėjo ir aš dar žiauriai norėjau miegoti ir taip pasme tik suskambėjo žantuvas, aš dar tokią savo lovą grinai apsigliučinus. Ir aš girdžiau, kavos aparatą įsijungia, pasisveikino, labas rytas, kavos aparatas, jis jau atneša kavą, aš dar ir niekaip neina atsikelti. Tai žodžiu, kol atsikėliau, atsisėdau, atsikėliau, nes buvau įsimerkti, kol susirašiau kavą gerti, jinai ir atšalo. Ir sako, gal kitą padaryti, sako, tik to pumpkin spice jau pampinom, tai sako, gaila, gaila. Tai žodžiu, tai toks rytas buvo realiai. Ką žinau, šiaip visą dieną rašiaus apie tai, ką aš nekėsim, bet toks jausmas, kad jaučiuos nepasiruošus vis tiek, bet vis tiek, ruošiaus, gaminau valgyti, žodžiu, buitekiniai reikalai visiškai šiandien pas mane vyko. Toks, beliko traubas tik išsivalyti, bet nebuvo kada. Tai va. Aš irgi neryto žmogus. I know that. Tiesiog mumis galit į vieną uždaryti. Aš kai vieną gyvenu dabar, tai nepajaučiu visiškai to, nes taip atsikeliu ramiai savo, nes manęs nieks nekalbina, bet aš įsivaizduoju, reikėtų dabar su kažko miegoti vienam kambarį ir atsikeltų. Ir tas žmogus būtų žiauriai kalbus rytais, tas ryto žmogus mane kalbintų, tai būtų negerai. Aš žiauriai pikta būnu, jo. Manęs negalima kalbinti, nieko daryti. Aš sakau, man reikia duoti laiko atsikelti, tada aš pradedu funkcionuoti jau. Oh, yeah. Pavydžiu norėjau sakyti, bet... Yra pliusų ir minusų. Yra pliusų ir minusų, žodžiu, jo, tikrai. Bet tokis rytelis nusimatė. Tiek žinių. Nežinau, ar dar buvo šiandien. Visą laiką kelios kokia 9, tarkim. Aš šiandien nežinau kodėl, bet tiesiog išjunginėjau žadintuvą ir miegojau. Atsikėliau 11 val. Ir buvau pati šokiruota. Aš neatsimenu, kada buvau 11 val. Atsikėlus. Šitų pasaulių nebeleidžiu niekada. Tai. Aš šokiruota iš tikro. Okay. Wow. Aš irgi 9, by the way, atsikėliau, bet aš kol išlipau iš lovos, tai jau beveik 10 buvo. Ne kol išlipau. Išlipau, tai aš gal 12. Žodžiu, man ryte, aš mėgstu lietus rytus. Mačiau šiaip daug reelsų, kur tipo lėti rytai, tai va, aš iš tų žmonių, kur tipo lėtai viską darau. Žodžiu, pas mane darbas visada vyksta naktim. Dabar jau nebesuprasi, kada ta naktis jau nuo 4, kai bus, tai iš vis tamsu, tai... Nežinau, nelaukiu. Šiaip keista, nes nėra, kad labai dažnai lytų kol kas. Tu. Ar lyjo dažnai? Ne, dabar. Tai kaip pasakyčiau, ruduo toks nelietingas kol kas. Keista. Mūsų žemėlį reikia lietaus. Kaip sakoma, man reikia lietaus ir reelsui. Taip, kad prašau lyg. Žinai, šį kartą nebuvau po Akmeniu, nes aš visą laiką gyvenu po Akmeniu. Jau naujienos kels. Ne, tai tu tai žinai šitą dalyką. 100%. Būtų žiauriai keistai, nežinotum, bet tikrai žinai apie tos tornadus, uraganus. Tai Blema, čia gal prieš 2 dienas taip įklimpau TikToką, nežinau kiek valandų sėdėjau ir žiūrėjau, nes žmonės iš tos Floridos, būtent tie, kurie liko, evakuavo, nes ten dėl tam tikrų priežasčių ir panašiai, kėlė TikTokus, buvo ne vienas toks žmogus. Laivus darė. Influenceriai, įvairių žmonės. Jo, ir tipo rabbit hole'as pas mane buvo, aš tiesiog pradėjau žiūrėti, mes čia darysim tą, kas kelias valandas, ten update'us kelia, filmuoja tos uraganus, ten viską. Oh my god, kaip įdomu buvo. Ir po to, dieną po, jau praėjo, tada visi. Tai va, ten, pavyzdžiui, išmetė videką, ten mergina kalba, sako, tas žmogus įkėlė video, tai jisai gyvas, viskas tas įkėlė, tas žmogus neįkėlė, vis dar laukiam žinių, tipo, ir vis ten komentuoja, žinai, tipo, oh my god, is he alive, tipo, žodžiu, tam. Tos, ką žiūrėjau, tai visi yra good, safe, visi išgyveno, visiems viskas gerai. Baisius, kaip sakoma. Leitenantas kažkaip ten buvo užsivadinęs, tas, kuris laive liko, negirdėjai? Ne. Buvo vyras, kuris sakė, kad nesievakuos ir jis kažkaip turėjo laivą nusipirkęs, jis sakė, kad Dievas jam tipo, pasakė maždaug, kad viskas bus gerai ir tipo, jis gali tam laive išbūti per tą tornadą ir viskas bus gerai. Ir jisai per literaliai tą audrą laive buvo. Wow. Aš buvau šiuk. Ir jisai išgyveno, viskas okei. Jam ten dar kažkokie vaikinai, žodžiu, atnešė GoProškį ar kažką, jis ten filmavo ir laivą, man rodos, darė visą laiką. Liktais. Nežinau. Įdomu. Bet žinau, ką darė, bet nežinau, kiek ten laiko. Bet žodžiu, šiauriai įdomiai. Crazy. Amerikiečiai yra crazy man. Pritariu. Nes, tipo, ypač... Kiek mačiau dar videokų, kur, tipo, literaliai audra vyksta, jie eina į lauką, filmuoja viską. Tipo, come on, tipo, darykit kažką, tipo, žinai, pasislėpkit ir panašiai. Ne, eina, filmuoja, sau chill, žinai, dėl viewsų, dėl video, dėl tų dalykų ir taip. Wow.
Tipo, taip sako, kad jie pripratę ganėtinai, nes Floridoje dažnas reiškinys yra ganėtinai tos audros ir jų turbūt nebegazina. Čia kaip mums buvo kažkada, kad sakė, kad audra bus ir nebuvo. Den didžiausia ruoškitės ir panašiai. Tai jie tiesiog yra pripratę, nes pas jos ganėtinai labai dažnas, žinai, ten taip įdomi ta vieta yra, žinai, tai dažnai susidaro ten tie visokie tornadai. Tai jie ganėtinai pripratę ir jie gal dėl to taip neužsikrauna. Nors tipo daug ir išvažiavo, bet buvo jo girdėjau, kad žmonių, kurie ten dėl finansinių kažkokių tai, dėl to, kad nenorėjo palikti tiesiog savo, jo. Išvažiuoti irgi degalų nelabai yra. Jo, degalų. Visi masiškai važiuojam, tipo tas toks. Viešbučių, užsibukint aplinkui nelabai kur buvo, jo, aš tą girdėjau irgi. Nu jo, dėl jūsų dar daugumą. Nu, crazy dalykas, nežinau. Na, aš tai būčiau galą pametus, turbūt ten jo prisikoncentruoti. Bet mačiau, kad kiti langus ten gręžė, ten žodžiu, užsidėjo ten visokius ten jo. Smėlio maišais iš lauko pusės apsistatė ten, ko tik nedarė. Eikto, aš mačiau tokių, kur chill visiškai žmonės, ta prasme, kur vinelį ten gėrė, ta prasme, terasui tokio įstiklintojai ten taip, tai buvo ten uraganas, beleka laukia. Nu, žodžiu, ir šiaip ten, kur live kameras buvo kažkokios pagrindinės 4, mačiau kiti irgi kėlės. Tai ten žmonės tiesiog, uraganas ten ar prie to vandenyno, ta prasme, nežinau, čia reiktų pasigūglinti, bet, nu, tipo, ten, kur vanduo, žinai, tipo, stovėjo ir ten belekokios bangos, tipo, ant jų vanduo, ten, tipo, krenta, jie filmuojas, nufilmuok mane, tipo, ir aš tai, are you okay, ta prasme? Ja, tai toks šokiruojantis dalykas buvo. Jo, nes, nežinau. Šiaip toks labai random, ta prasme, taip man, ta prasme, pradėjo mesti iškart. Ten apie tos aš irgi pažiūrėjau, bet paskui jau nebenorėjau žiūrėti, galvoju, too much bus, tai stengiausi neįkristi tą, tai aišku, vis tiek kelis pažiūrėjau ir pradėjo belė kiek mes, bet paskui stengiausi pravengti biškį. Aš tai šiaip niekad nežiūriu ir nesidomiu keistais dalykais, kas vyksta pasaulyje. Taip, kad labai neįtrauktų manęs, bet šį kartą tai man tiesiog įdomu buvo. Ne tai, kad, oh my god, kaip blogai, bet žiūrėjau, oh my god, čia taip būna, wow, aha, kaip čia atrodo, taip, bandžiau įsivaizduoti, nežinau, tą visą jausmą ir tas toks gaunas, manau, natūraliai, kad, o ką aš daryčiau, jeigu būtų, žinai. Ir kai prisižiūrėjau jų tą situaciją, galvoju, čia kaip pas mumis pabūna vėjas didesnis, ten taip, oh my god, mes pergyvenam, galvoju, ko mes čia pergyvenam, žinai. Gerai. Aš dar girdėjau visokių konspiracijos teorijų, kad taip čia dirbtinai sukurta, padaryta. Žinok, aš ten visokių girdėjau jo, kad dabar taip šiaip pasaulis eina žemė iš proto, nežinai, kodėl pas mus tą pašvaistę dabar matos pastoviai, tipo, ko niekada nevyksta, dabar čia kaip fejerverkai kas antrą dieną, ta prasme, va tau pašvaistę, žinai, ta prasme, sako, kad kažkas neoki yra šiaip su, nu, tipo, šiaip logiška, kad su planeta kažkas neoki yra, žinai. Pašvaistant, tai man irgi labai keista. Nes anksčiau ten, žinai, šiauriai, realiai, nu, tai va, tai toks labai įdomus. Kažką girdėjau, o Jėzau, kad tipo, net nežinau, kaip paaiškinti. Bandyk laimę. Su saulė kažkas ten Varyk. Aš taip čia papasakosiu būtent. Varyk, nu. Ten, čia aš norėčiau video parodyti, ten žodžiu, tipo, saulė, negalim sakyti, kad sprogo, bet žodžiu, išėjo kaip energijos dalis iš saulės ir žodžiu, jinai išskleidė tą elektromagnetinę bangą. Ir tipo nuo tuo elektromagnetinių bangų, tipo tos pašvaistas susidaro. Nu, žodžiu, aš galvoju, gal visgi atsiemu už to žodžius, nes bijau, kad jeigu išmanantis žmogus pažiūrės, ką tu čia nusišneki. Tai čia for fun. Dar, mačiau, aš nežinau, aš ten tiek užsidėjau, kaip namą vieną nuplovė. Tuo prasme, nes prasidėjo potvinis. Ir literaliai namas plaukė tiesiog gatve. Visas namas. Ir žodžiu, labai liūdna istorija. Ten moteris su vyru gyveno tam name ir turėjo šuniuką ar kačiuką, šuniuką lygtais. Tai žodžiu, ta moteris išsigelbėjo, spėjo iššokti iš namo, nu, pavyko kažkaip ją išsigelbėti. Vyras iššoko irgi, bet paskendo, neišlindo. Ir šuniukas irgi sakė, dar matė, kaip šuniukas bandė išplaukti, tipo, bet nepavyko, nes srovė nunešė. Ir šiauriai buvo liūdna ir ten verkė. Va čia buvo tas momentas, kur jau stop galvoju, Agne, nebežiūrėk. Labai liūdna. Tai čia daug istorijų realiai, tai va aš dėl to stengiuosi kažkaip neįkliūti tą liūną ir man visai pavyko, nes aš tiek neprisiklausiau, kiek tų istorijų, visokių ten kaip kam sekėsi, aš tiesiog girdėjau, nu, tas metai, aš mačiau tiesiog, kad tie visi meteorologai ir dar kažkokia, ar ten premjerė, ar kas vėlgi bijau sumeluoti, kad tipo irgi sakė, jeigu jūs čia liksit, jūs mirsit. Jo. Šitą mačiau. Tai buvo toks, nu tai va, tai kam pavyko, tas išvažiavo, kas nusprendė pasilikti, tai, nu, irgi jie buvo įspėti, nes mačiau, kad ten mašinas važinėjo, kur tipo praneša, kad tipo, susirenu, kad tipo evakuotis. Nu, labai įdomiai. Šiaip labai įdomiai, nes, tipo, va, turėjai iš savo, nepadėjo evakuoti, žinai, evakuoti miesto, tipo, kad tu pats turėjai evakuoti, čia žinai. Čia man yra crazy, ane? Man čia toks klausimas. Toks dalykas, gyvybei grėsintis.
ir pakelia skrydžių ten bilietų kainas. Bet, dažnai jo, tiesiog. What do you mean? Ta prasme, Tai, nu, ta prasme, tu ant savo šiknos realiai, tu pasimetau viskas. Nu, Man tai čia šokiruojantis dalykas, nes, nu, tipo, pavyzdžiui, aš žinau, kad, pavyzdžiui, būna, kur žmonės atostogauja, tarkim, atvykėliai kokie nors, kokiam viešbutį, tarkim, ar šiaip esu girdėjus ten Europai, tarkim, užsidega miškai kažkas ir evakuoja tos žmonės, nu, tai jiems tai padeda. nu, Tai čia, tipo, toks Amerikoje, nu, tipo, pats kalti, kad jo, čia tipo, žodžiu, patys kalti, kad čia gyvenat, jo, tipo, darykit, ką norit, mes jums pranešėm jūsų problemos. Tai, žinai, sakau, yra tokių žmonių, žinai, kuriem gal per sunku išvykti. Senų žmonių, Nu, tie, čia kurie, tai jo, nu, čia tai jo. tie, kurie neturi lėšų, nes yra, manau, daug tokių, kurie netaupo pinigų ir gyvena centas prie cento. Tiem, žinai, Ir čia po dilema to tokia. čia jo labai didelė problema. Tai jo, Wow. tai žodžiu, tokias takelis naujienas, nu jo, čia praužė, toks neblogas. Šiaip su pasauliu sakau, kas daros, tai dabar čia visokių daug Saharos tų įvykių. dykuma. Nu. Mačiau ir šitą. Žinai, tipo, nu gerai, Floridai ten labai daug filmuoja, o tai tos Saharos, aš nemačiau labai daug video. Tai ar čia tikrai tiesa? Man Nu, va, visą laiką Nes žiauriai man visada tas suspicious. klausimas yra jo. Jo. Tipo, ar, nu, tipo, nes, kaip sakoma, negalima pasitikėti viskuo, ką matai internete. Ja, Tai tai aš toks, irgi pamačiau, bet taip. toks. Nes jo, pasidomėjau tipo, daugiau. jo, Saharai, tipo, ten Sahara plaukia, tada ten Antarktida šyla, nu, žodžiu, viskas taip, žinai. Toks Gaisrai dar pažadoja. vyksta. Gaisrai, jo. Ugnikalnis išsiveržia. Jo, ugnikalniai kežiau čia. Esu tiesiog. Jo, tai va, katastrofiška visiškai čia yra, mano nuomonė. Aš visgi džiaugiuosi, kad mes gyvenam Lietuvoje, nes, nu, sakau. Ta pati galvoju. Jo, nu, nes nėra pas mus tiek pavojus su tais, nu. Diena. Nu, va, būtent. Aš vis. Nes anksčiau būdavo, jo. Kaip gerai čia. Grinai, dabar tai toks kaip fainai, ta prasme, kaip gerai tokioj, žinai, valstybė gyventi, kur nėra Na. tokių, va, katastrofų realiai nevyksta. Neturim mes nieko aplinkui Žymiai tokio, mažiau kur, streso. nu, tipo, jo. Gali kažkas būti, bet, nu, kad ant tiek nei žemės drebėjimai kokie. Nu, Tas vienas kažkur kiekvienoje atrodo, žinai, Jesus Christ. nu tai jo, ir žemės drebėjimai, Jo. ir ugnikalniai Jo, išsiveržia, ir va, uraganai, tornadai, Tornadai, jo. gaisrai tose Gaisrai, jo. nu, žodžiu, tose vietose. Ten, kur šilta. Tai visgi nėra taip gerai ten, kur šilta labai. Yra minusų. Yra minusų, tai va. O mes Jo. visko po truputį, negu čia biški. Jo, mes biški to. Biški vasaras Nu, gaunam. tipo. Šiaip pastaruoju metu irgi labai keista, nes tipo ruduo šiltas ganėtinai, tada žiema nepareina, tada jinai nusitęsia į pavasarį, nu toks visas tas laikas, man atrodo, sezonas, visi sezonai yra pasislinkę, man toks jausmas. Nes anksčiau jau būdavo jau tipo Liepa gerai visai šiais metais, nu taip, sauso. Bet rugsėjais užtat, kur šiltas Rugsėjis buvo. tai buvo Nu. kaip rugpjūtis. Nu tai va, aš sakau, labai įdomi. Atsukim 10 metų, gal tikriausiai taip nebūtų buvę. Sveiki. Taip va, žodžiu, nu jo, tokias tokelės, kaip sakoma, mūsų tai dabar čia taip interesting. Eisim gal. Turime svečią. Mūsų laidos Pagavau. svečias. Atsiprašau. Nebėra svečio. Tai va. Ja, indeed. Tai va, ką aš norėjau. Ai, nu jo, tai šiaip prieikim prie mūsų temos gal pagaliau. Ai, taip. Jo, nes čia tokį neblogą įžangą padarė, manau jau. Jeigu kažką atsiminsim, dar įterpsim. Kodėl tai vengi? Egai. Jo, tai va, tai šiandien pasirinkom temą apie rūbus, madą, nežinau, bendrai overall šiaip kas šovė į galvą. Tai viskas, nuo ko norėtume pradėti, tai aš norėčiau pradėti nuo to, kad visų pirma man kyla klausimas, Agne, ar tu rinktumės online shoppingą ar fizinę parduotuvę? Geras klausimas. Yes, indeed. Man fizinis nepatinka dėl to, kad kartais kantrybės pritrūksta eit matuotis, žinai, žmonių daug ir panašiai, nelabai mėgstu prekybos centrų, bet kai shopinuosi online, man dažnai dydžiai netinka. Tai dabar paskutiniu metu labai nuvylę dydžiai buvo, tai kažkaip galvoju, nežinau, net gal fizinę visgi rinkčiaus. Nu, čia labai abu yra tokie man, vat, grinai. Sunkiai pasverti. Jo. Fizinė gerai, kad vat, gali pasimatuoti ir tu žinai, tau tiks, netiks ir tada gali pasimti arba neimti. Online aš prasinervinu būna. Jeigu man netinka, tai dista, čia gražinta, čia vėl. Tipo. True. Tai toks pam, sakykim, kad fizinė šiuo metu pasirinkčiau, iki kol vėl neužkniso žmonės. Jo, toks sudėtingas pasirinkimas. Aš tą patį galvoju ganėtinai. Dėl to, nes, nu,
Nors šiaip aš neturiu labai didelių problemų online užsakant, tu man dažniausiai šiaip tinka, nežinau kas yra, kodėl taip yra, gal dėl to, kad aš kažkaip pripratus jau prie savo dydžio, nežinau, standartinio dydžio. Šiaip jo, man pliusas yra tas, kad dažniausiai modeliai būna 1,75. Labai dažnai pastebiu ten, kur būna pavaizduota ir ten būna parašyta koks dydis ir ten būna ūgis parašytas modelio. Tai dažnai labai būna 1,75, 1,72, būna va toks, žinai, panašus. Tai man visada kažkaip ir ilgis atitinka. Pavyzdžiui, kelnių, jeigu užsisakinėjau. Kartais gali būti su dydžiu, tai, nes, čia viena didelė problema yra tiesiog, kad būna iš galo laisva. Ja. Tai tas biški užnisa. Su viršum, tai visada galiu M-kas užsisakinėti. Visada pataikysiu, su apačia būna. Aišku, dar priklauso nuo to rūbo, koks jis yra. Tai taip, aš online irgi pavargstu rinktis. Tai toks, žinai, taip, fiziniai parduotuviai renkiesi, pavargsti nuo žmonių ir tingi matuotis, bet tu online pavargsti nuo tos pasiūlos, kurią tu gauni, žinai, taip, tu belekiek rūbų gauni ir aš pavargstu per tos puslapius eiti ir aš tada jau overwhelmed palieku ir nieko nebenoriu, žinai, tas toks labai sunku išsirinkti yra kažką. Turi žinoti tiksliai, ko nori. Čia, svarbiausia yra, iš vis, aš stengiuosi eiti shoppintis tada, kada aš žinau, ko man reikia maždaug, ko aš noriu. Tai kai aš žinau, ko aš noriu, man sumažėja, žinai, tas visas paieškos. Aš einu, nerandu, nematau nieko panašaus, viskas, žinai. Dabar kaip tik su Edvi irgi shopinomės paskutinį kartą, buvo makrė ir belekiek žmonių buvo, nežinau, kas žmonėm tarsi dabar nutiko, tai belekiek žmonių buvo, jau eiliai stovėjom prie Akro, kad įvažiuojat ir, žodžiu, kol nuėjom į Zarą ir kol Edvis išsimatavo rūbus, aš jau pavargau ir aš jau buvau overwhelmed ir norėjau namo. Bet aš žinau, ko aš noriu, tai norėjau tiesiog pilko megztuko, žinai, nusipirkti ir tiesiog ėjom per kelius šopus, tada toptelėjo mintis, kad H&M būna tie tokie basicai, tai nuvarėm, radau, pasimatau, viskas tiko, aš tokia esu iš tų paprastų žmonių, kur, žinai, tokia, kur greitai tiesiog mėgstu labai apsišopinti, tai jeigu aš žinau, ko man reikia ir aš ateinu ir man tinka, aš ilgai stengiuosi negalvoti, jeigu man tiko, patiko, viskas, goodbye, imam visą gerą. Tai aš iš tų žmonių, nes aš šiaip žiūri, nemėgstu ilgai galvoti apie daiktą, nes jeigu man jau krito jakį, reiškia krito, viskas, aš imu ir man tiko, patiko, visi šitus atitinka aspektus, man jo reikia, ten tiko, patiko, tai aš imu tą rūbą, jeigu ne, tada tipo, jau toks, tada tiesiog einu kito ieškoti, bet žinai, tipo, jeigu nieko nėra, ne viskas, nieko neperki. Bet sakau, tiesiog tokia overwhelm palikau, nes tikrai labai daug žmonių buvo. Ir, pavyzdžiui, niekada negalėčiau važiuoti tos jamom ir panašiai, nes čia tiesiog yra viena didelė katastrofa. Visų pirma, tai man atrodo, kad šis, net ne man atrodo, kad čia yra skemas. Nes ne vieną kartą yra prigauta, kad tipo pakeltos kainos ir jo. Tai va, aš tiesiog niekada nevažiuoju. Aš geriau nuvažiuosiu tada, kada aš žinau, ko man reikia ir ramiai nueisiu pasivaikščiosiu. Ir šiaip stengiuosi važiuoti tokiu laiku, kada žinau, kada mažiau žmonių. Nors dabar nepavyko paskutinį kartą, buvom antrą savaitgalį netgi. Tai dėl to turbūt buvo daug žiauriai žmonių. Tai toks jo, kartais nebūna nieko, ką iš vis pirkti, toks fiziniai parduotuvė, bet online kažkas tai va. Tai aš dažniausiai stengiuosi žinoti, ko reikia ir tada eiti pirkti. Nes žiauriai nemėgstu taip. Nors kartais būna, kai tiesiog nuotaika, tada pasiemu kažką. Tiesiog, jeigu krenta aplamai kažkas į akį. Šiaip, žinai, aš pagalvojau, aš nesu iš tų žmonių, kuris, aš nesu šopoholikė. Aš sakau, aš einu šopinti tada, kada man reikia. Labai retai būna, kad kažko užsimanau. Šiaip anksčiau labai būdavau tokia, anksčiau, kai leisdavau galimybės ir tiesiog negalvodavau, kai buvau jaunesnė, aš tiesiog negalvodavau, ką perku, tai į kairę į dešinę, belę ką pirkdavau, ta prasme visiškai, šitas fainas perku, o paskui, kai reiks suderinti, būna, nežinau, ta prasme, prie ko šitą iš vis dėvėti, ta prasme, pilna būdavo nenešiojimų rūbų mano spintoj. Iki dabar yra, bet stengiu šitą problemą sutvarkyti. Būna, kad kažkokią daiktą labai užsimanau, labai patinka, tiesiog patinka tas daiktas ir viskas, aš jo noriu, bet aš stengiuosi dabar pastaruoju metu pergalvoti, nes noriu išlaidauti bereikalingai, nežinau, kad gali būti, kad nenešiosiu, tarkim. Tai norėjau tašės, tarkim, apie ilgai galvojau, kad imsiu, bet tada susivokiau, kad bet aš turiu pilną tašių, ar man dabar reikia tos būtent tašės, nemanau. Man tiesiog jinai patinka, jinai man graži, bet ar man jos reikia? Man jos nereikia. Tai aš tipo, galvau gal savaitę kokią, kas yra labai keista, nes aš žiniausiai negalvoju, bet aš dabar stengiuosi pakeisti mąstymą, kad jeigu online kažką pamatau ir kas patinka, tai aš stengiuosi pagalvoti, ar man tikrai to reikia, nes labai daug prisiperku nereikalingų. Tai dabar stengiuosi to nedaryti. Tai aš tokia šiaip nesu šopoholikė. How about you? Aš irgi tokia buvau seniau, kad ir kas patinka pirkdavau. Ir po to reikia priderinti, ten spalvoti tie rūbai, margi, eiti savo, nesąmonė būdavo visiškai, dabar irgi visiškai kitaip žiūri tai ir stengiuosi pirkti tai, kas derėtų prie mano kitų rūbų.
Šiaip, pala pamečiau mintį. Būna pasitaiko. Ką aš turėjau pasakyti? Jo. Šiaip. Man patinka, kad šiaip. Nieko. Šiaip yra. Žodžiu. Yes. Nu, man apsipirkinėjimas, aš straglinu dažniausiai, dėl to, kad yra dienų, kai aš konkrečiai matau, galiu pasakyti, man patinka perku, nepatinka neperku, bet didžioji dalis dienų yra, ar man tikrai tinka, ar man tikrai patinka, ar tikrai turėsiu prie ko priderinti. Ir ten galiu valandą laiko galvoti, žinai. Tai žiauriai sunku, tai reikia to žmogaus šalia, kuris pasakys. Tai jeigu mes kartu, kai varydom, būdavo, jis tiek išpuldavo kažkada. Tai, ką daryt, tu tokia, tai pirk, jeigu patinka, aš tai jau turiu būti, žinai, nervai nelaiko, aš ten valandą. Bet paladą reikia pagalvoti, dar nusifotkinu. Eik savo, žodžiu. Grinai. Jo, aš tai labai. Agree. Man sunkus šis dalykas. Bet aš tokia, žinai, galvoju labai. Man patinka, kaip ant to, aš sakau, patinka, imk viskas, Agne. Taip arba ne, viskas. Jo, bet, o jeigu aš persigalvosiu, o jeigu, žodžiu, žiauriai čia komplikuotas dalykas. To mes tai tikrai skiriamės. Realiai. Dar vis tiek kažką norėjau pasakyti, apie ką mes kalbėjom, apie tos rūbus. Neatsiminsiu, man atrodo. Jo, tai realiai mes tą ir pašnekėjom, kad tu tiesiog renkės ganėtinai ilgai rūbus, o aš mėgstu greitai. Ilgai apgalvoju. Man sunkus tokiai žmonėm, pripažinsiu, yra šopintis. Nes aš iš tų žmonių, kur aš nekenčiu prekybsinti praleistą laiką. Tai aš tiesiog noriu, ateinam, yra, nėra, bus. Ir pasiemam. Ir tiesiog viskas. Mes einam kažką daryti, nežinau, gert kavos, valgyti, važiuojam iš čia, važiuojam kitur. Aš tiesiog nepatinka man ta atmosfera. Tiesiog prekybos centrų. Nors patogiau vis tiek fiziniai yra šopintis. Ir matuotis faktas, kad aš tingiu belekai tingiu, bet, kaip sakoma, jeigu nori, kad tiktų rūbus, reikia pasimatuoti. Taip. Ir jeigu tinka, imi. Tai va. Faktas. O šiaip tai... Aš buvau, apsiskeminau save pati. Save pati apsiskeminau? Wow! Va čia tai naujiena. Agnes apsiskeminau. Būna pasirodo ir taip. Žodžiu, praeitis metais aš sumaniau žieminis striukis. Sumaniau žieminis striukės. Ta tokia, kaip čia apibūdint, ją tokia ruda su baltu kailiuku, striukės spalva kaip uksų. Ta tokia madinga uksų spalva, nežinau kaip dar apibūdint, kaip ją apibūdint. Tu žinai apie ką aš kalbu. Ir, žiauriai užsimaniau. Bet žiauriai, man reikia tos striukės, aš žiauriai noriu, aš ten nežinau kiek puslapį pranaršiau, praieškau geriausio varianto. Mes važiavom net pasimatuoti, man atrodo. Neatsimenu, iš kur aš ten pirkau, bet pamenu, kad važiavom matuotis, nepamenu, liktais tas modelis ir buvo, bet man atrodo, kitas spalva, man atrodo, buvo pilga gal net tas striukė, ar kažkas buvo, kad, bet važiavom dydį pasimatuoti, ir aš nusipirkau tą striukę, be jokių nuolaidų, be nieko, žinai, ir labai man patiko, aš ją buvau užsidėjus kelis kartus ir viskas. Ir po to galvojau, nereikėjo pirkti. Nusipirkau tiesiog, kad norėjau, nes su nėra labai patogu, žiemą, kai yra šalta, man noris šiltos striukės ir dažniausiai, kad būtų su kapšonu, tarkim, arba ilgesnė, kad, nebūtų šalta ir jeigu sninga, kad nešlapt žodžiu ir kad kapšonas būtų. Jinai to neturi, jinai trumpesnė, jinai neturi kapšono, nėra su ja labai šilta. Ir tas toks tik dėl grožio gavos. Ir aš taip, ar man reikėjo? Realiai ne. Bet turi jau tai turi, žinai. Okei, bet galvoju, reikia biškį... Tu tai tikrai jau aprūvinai. Man gražu buvo. Man irgi gražu. Kai neišperku, tai žinai, kitaip yra. Aš sakau, kad patinka, jeigu tau patinka, tu perki, žinai. Tai tas toks... Taip, suskeminau, tas toks... Nereikėjo. Nereikėjo. Tai vis dar būna dabar, kai pamačiau ją spintui, nes dabar ir atsimenu dėl to, tai visai excited esu, kad į žiemą užsidėti ją. Tiesiog, kad labai nepraktiška. Tai kasdienai tikrai nesidėčiau jos. Tai retkarčiais. O aš tokių rūbų šiaip dažniausiai nelaikau tokių, kad retkarčiais užsidėti. Tada nėra prasmės. Nežinau. Žinai. Complicated. Aš pilna turiu tokių rūbų savo spintai, ką reikėtų padaryti, tai jos pravalyti. Bet žinai. Senas geras. Bet gal užsidėsiu, gal kažkur prireiks. Jo. Būtent. Pilnas spinta rūbų senų, pas mane senų dar,
nežinau, kiek metų. Jo, jam tu esi pilna ten yra. prilaikius, kur ten jau nuo taip senai, kad aš net Šiaip neatsimenu. Nors gal aš irgi tokių turiu. Prasimečiau O, prieš, nežinau, mėnesį, nu ne, gal prieš 2 savaitės kokias. Surinkau maišą, gal 2 rūbų. okei. Vieni buvo rūbai, kuriuos sukėliau į Vintedą Jo. ir nieks nenupirko, tam per kokį pusmetį, nežinau, Mhm. kažkas tokio. Tai aš juos ištryniau visus, Mhm. sudėjau maišą ir tekstilės konteinerį ten Mhm. dėjau. Nu, nes, tipo, ką man laikytam Vintedą, nieks neperka, tipo, ir man jie stovi tiesiog Jo. maišę spintoj. Jo. Tipo, whatever, ten jie tokie labai paprasti tie Jo. rūbai. Tai išmečiau ir po to surinkau tokius, kurie jau ten, nu, nebenešiojami ir koinės atsirinkau viską, žinai. Vintė dar reikaliukai realiai. By the way, aš irgi dabar turėjau kostiumų šitų helovyninių, kur buvau sakys, man atrodo. Šito, kaip to, Money Heisto. Tai įdėjau. Vieną jau prakaliau. Opa. Kaip sakoma, dar vienas liko. Bet taip jo galvoju, šiaip reikia jo vėl persižiūrėti, nes dabar atėjo va tas laikotarpis, kai variantas visai būtų persižiūrėti ir atsikratyti tų daiktų. Tai by the way galim į tai ir įvesti, kad jau šnekam apie šitą, kad apie tos tvarkymus, tai galim pašnekėti tiesiog apie kaip aplamai spintą prasivalyti. Nes patiko. Tokios. Jo, mes tas tokios, kur, nors šiaip nesakau, aš po biškį jau yra tas toks, žinai. Tai keletą patarimų turim, kaip iš tikro prasivalyti spintą yra gerai. Tai pirmas dalykas, tai va, apie ką ir šnekėjom, kad 1 metų taisyklė, tai jeigu tu nenešioji rūbo ilgiau nei 1 metus, tai reiškia, tu tikriausiai jo neustėsi. Aišku, jeigu jūs turite didelę spintą, ir jeigu jums patinka laikyti daug rūbų, jūs galite pasilikti. Hobis. Nu, tipo, hobis. Nu, tipo, jeigu jūs turit vietos, pavyzdžiui, namie, didelę tikrai spintą ir jūs, nu, kaip ir galite suleisti, nes gal jūs, kad nors, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kur mėgstat krapštytis paskui po savo senus daiktus ir kažkur priderinti, gal ateis kažkada tas laikas, kada uždės tą rūbą. Bet iš kitos pusės geriau yra tada nelaikyti jo, nusipirkti į tą vietą geriau. Arba nieko nenusipirkti, arba nusipirkti tą vietą kažką, ką nešiosi. Tai jeigu jūs jau nenešiojate to rūbo ilgiau nei metus, tai tikėtina, kad jis taip ir gulės spintoj, tai kam jums tada jo reikia atsikratyti. Jo, aš patirties galiu pritarti. Aš irgi, tikrai, nes tipo dar pastebiu save, kad, nu, tipo, aišku, mes kai kontentą kuriam, tai aš tokia, bet gal čia prireiks kontento kūrimui, ne tai, kad aš vaikščiosiu gal su to rūbu, bet gal man pritruks rūbų, gal aš su visais įsifilmuos, nes yra ta problema su kontento kūrimu, kad pa šitai užsidėjai, tai dabar jeigu antrą kartą užsidės, tai čia nebelabai kaip atrodo, žinai, nebelabai kaip atrodo, nors koks skirtumas, esmė. Reikia išmokti tą patį rūbą, galima 5 skirtingais būdais ten, žinai, įdėvėti ir panašiai, tai tipo, reikia tą išmokti. Tai kažkaip jo, šitas dalykas yra, reikia kažkaip, nu, problemos su tuo, kad reikia... Jo, kažkodėl tas toks išsimanimas, kad Jo. būtinai turi kažką kito užsidėti. Jo, Būtinai. jo. Nors ir realybėj mes kalbam rūbus ir nešiojam taip pat Jo, tos pačius, bet, jo. bet per video, va, nu Jo, negalima. nu nes tipo jau šitą panaudojau šitam, tai va dabar reikia kažką kito ir krapštai tą savo spintą, tai va mums tais atvejais kartais asmeniškai pasitarnauja tie, kur tipo užsilikę, nes aš būna kažką išmastau. Jo, tais man rūbais. irgi būna, bet dar su tais išsilikusiais, tai pas mane, kai dar su tėvais gyvenau, tai turėjau labai daug tokių rūbų užsilikusių, bet tokių žiauriai senų. Nes tipo naminiai jie mano, sakau, ai tai po namus nešiosiu. Blemba, pusės spintos mano vien naminiai rūbai. Nu tipo, man nereikia, aš jų nesunešiosiu, ta prasme. Pas mane tas pats lygiai, tą man norėjau pasakyti, pas mane Maikių gal kokie 40, nesumeluosiu. Naminių. 30,000. Jo, 30,000. Tai esame Maikių, šortų, kelnių, visokio bieso po namus. Nu. Tai esame apie džemperių kiekį po namus. Aš iš vis patyliu. Pas mane džemperių, va šitą gal užsidėsiu. Nu, gal Nereikia. namie prireiks. Gal man reiks kokią išvykai, kur nors sudrožtą rūbą, žinai, tipo, gal aš ten į žygį kokią įsiu. Po to... Ar ten something. Ta prasme. Kažkur varai, vis tiek užsidėti naujesnį rūbą, kažkokį Taip, fainesnį, nei nešiosi tu ten to taip, seno, nei ką. taip. Jo, Kokiam bulvekusiu gal prireiks ar kažką. Nu, Nu, tipo, you bet- never know. bulvekasiai, kada mes buvom bulvekasiai, senokai jau. Jo, senokai. 10 metų gal, bet, nu, tipo, Jo. daug džemperių, kur, tipo, gaila išmest. Kodėl, nežinau, nes kaip ir aš žinau, kad aš nenešiosiu, bet vis tiek yra tas gaila. Prisirišimas. Jo. Jo, aš tas žmogus, kuris greit prisiriša, tai matyti, čia mano problema. Kad ir prie rūbų prisirišu labai greitai. Tai va čia pirma taisyklė, žodžiai, jeigu ilgiau nenešioji, tai Jo. negu metus geriausia. Bet logiška. Logiška, ne? Antras būdas, tai 3 krūvelės pasidaryti. Pirmą krūvelę laikyti, pasilikti, tada dovanoti arba parduoti, priklausomai nuo rūbo būklės, ir išmesti. Tie, kurie jau visiškai, nu, ta prasme, Nutriušė. nutriušė. Tai va, tai realiai 3 kategorijos susirišuoja. Tai tos, kurios pasiliekat,
ir jie jums faini, jūs žinot, kad jūs jos nešiosit, turėsit kur priderinti ir panašiai, tada atsiskiriat kitą krūvelę, kur parduosit, arba kažkam padovanosit, čia jau nuo jūsų priklauso, kaip jūs norit, kaip jūs užsiemot, ką jūs veikiat. Ir trečia krūvelė, nu kur jau žiauriai, ta prasme, labai blogi rūbai, blogos kokybės, jūs jos tiesiog išmetat. Nežinau, nebent, nu, galima jos ten bet ar ten jau kur labai blogi rūbai, tu dedai į tekstilės tą konteinerį? Aš nežinau, man reikia konsultacijos. Nu, vat man reikia išmesti rūbus. Nu. Bet jau blogus išmesti. Ne tos, kur perrušio ir ten kažkur atiduoda ar kažką. O gal iš jų kažką einu dar pagaminti? Išmesti galima. Ar jos perdirba? Nu... Manoma kažką iš tos medžiagos padaryti, kur, nu, tipo, čia jų priklauso nuo rūbo. O Dieve, man kiek daug klausimų kyla. Aš jaučiuosi atsilikus tai šią temą, bet jo. O čia geras klausimas. Aš šiaip dažniausiai vis tiek, nors kur jau labai nutriušia, tai jau viskas ten jau būna, kur ten praplyšia, išplyšia, ten, žinok, visokių tokių būna. Bet aš dažnai ką darydavau, tai mes su mama surinkdavom ir mama išveždavo į vaikams, kuriems reikia, žodžiu, į globos namus ir panašiai. Tai šitą dažnai darydavom. Dažniausiai, kai dar nepardavinėdavau, visiškai vintę dar neturėdavau, tai dažniausiai, vat, netgi dabar yra pas mane namie rūbų, kur gal reikėtų iš tikro, iš užsilikusių senesnių, bet, nu, kur, tipo, yra ir naujų, nes, aš sakau, buvau tas vaikas, kuris, viską reikia, viską reikia, tai, vat, reikėtų irgi tam prasivalyti, prasižiūrėti, tikrai būtų ką atiduoti. Kalbant apie tas krūvelės, esu aš dariusi. Tas kaip sekės? Krūvelės. Atsirado 4 krūvelė. Kokia 4 krūvelė? Galbūt, žinai, tipo, kur dar pagalvosiu. Aha. Galvoju, vis tiek po to pasilieki viską. Nu, gal, nežinau dabar. Nes, tipo, arba turi išmesti, atiduoti, arba pasilikti. Tai gaunas arba pasilikti, arba nepasilikti, žodžiu. Ir tada negali apsispręsti, nors kaip ir tau nereikia, bet tau kaip ir patinka, tada tas išlenda, kad gal užsidėsiu kažkur ir tada atsiranda 4 krūvelė. Nu, tai dar pagalvosiu. Ir ta pagalvosiu, vis tiek gaunas galų gale, kad lieka pas mane. Labai blogai. Kadėmėt. Labai blogai, dėkinga. Aš sakau iš realistiškos situacijos. Bet nereikia tau tos 4 krūvelės. Ne, po to vėl iš naujo peržiūrinė ir po to nervinė, kad aš čia jau dariau šitą reviziją, reikia tipo daryti kažką, tai tada vėl atsirenki. Kažkiek lieka, bet jau mažiau. Nu, pas mane apmąstymas dabar... That's nice. Pas mane dabar yra apmąstymas, kad visgi reikia naminių rūbų pusę, taip, išmesti. Nes naminių tai turi daug. Ir naminių? Ir nenešioju tų naminių. Aš turiu vis tiek dar iš naminių, aš turiu dar favorite naminius, kuriuos aš nešioju. Kurie man patogus. Aš norėjau šitą ir pasakyti. Aš nenoriu ant viršų šnekėti, bet... Aš irgi. Nes kad nepertraukytume vieną kitos. Laukiu, bet kaip taip išlaukti? Nu, čia casual. Vis tiek gausis tikrai. Jau manau, kad ir kalbėjom. Per kitą. Tai va, iš tų naminių vis tiek yra favorite kažkiek. Tai tos pat reikia mesti. Nu, tai žiauriai kingai. Jo. Ir vis tiek nešiojam tos pačius. Aš net negaliu. Ne. Iš tų naminių vis tiek nešiojam tos pačius, kuriuos visada nešiojam. O tie kiti tiesiog guli spintai vis tiek. Mes jau patarimus sakom, bet ir čia mums tie patarimai. Mes irgi darysim čia dabar pokyčius, tai žinokite, esam pasiruošusios. Ne, šiaip tikrai reikės. Nes aš, pavyzdžiui, mano dar vasariniai rūbai kabo, suknelės vasarinės spintoj. Kabo, kur tie rūbai, kur aš tipo, nes pas mane yra sulankstyti rūbai jo, ir yra tie kabo, kurios aš tuo metu nešioju. Pagal sezoną aš jos kabinu. Tipo. Tai vat yra tokios, kur labai vasarinės suknelės, aš jas galiau sulankstyčiau, paskui vasarą įsitraukčiau. Nu, tipo. Yra tokių maikučių kropinių, kurių jau nebeužsidėsiu, tipo, nes jos vasarinės, nu, tokios, kur jau labai vasarinės, vasariškos kažkokios, ne, tai, nu, jas reikia tiesiog pakeisti. Tai va, tai aš dar esu nesusirušiavus savo tų rūbų. Man dar reikia biškai tokį rudens pasidaryti tą. Pas mane nėra to. Tu niekada nesiskaidai? Atkrenta darbas šitas. Ne, pas mane kažkaip, kas sukabinta, tas sukabinta, kas sulankstyta, tas sulankstyta ir kažkaip, nežinau, taip kažkaip vis laik buvo. Aš netelpu į tai. Jeigu aš norėčiau dabar pasikabinti dar tos rudeninius rūbus, tai man tiesiog į mano tą siaurą spintos šlangą, kur pasikabinti viską, netelpa. Nes pas mane tai daug visokių nesąmonių ten prikabinta. Nu, ten yra dabar pusiau, yra toks pusiau. Aš būna palieku jo ten, švarkai pas mane visada, tarkim, kabo spintai, for sure facts. Nu, tai jos visą sezoną ir nešioja, ar tai vasarą, tai žiemą, doesn't matter. Tai yra džemperiai irgi, nes jie visada irgi man, tipo, ar žiemą, ar vasarą, tipo, ten pusnaminiai ir ne tik pusnaminiai. Bet yra tokie, kur tokie, va, tarkim, vilnoniai. Nežinau, čia vilnonis. Anyways. Nu, dėl, supratai, ką aš turėjau meni. Kas spoilinai pati save. Žodžiu, tai va, visi šiti, va, megzti, turėjau menį pasakyti, aš medžiagom nenusimanau ir nenusimanys niekada, bet
Mėgsti megztukai. Mėgsti megztukai. Tai aš jos, būna. Susikabinu arba susikeliu. Visada. Ne, pasmeikelės tai visada atšilinos sulankstytos. O maikės kaip kada irgi nuo sezono. Jeigu labai vasariškas, tai jeigu tos juoda balta, tai keep. Okay. Golfą irgi sukabinti visada. Aš tiesiog, sezono. Kas glamžosi, tas kabo. Yeah. Jis nesiglamžo. Norėčiau daugiau pakabinti, bet nebetelpau pakabinti. Aš sakau. Tiesiog problem. Yeah. Mes tai nusipirkom dar pakabučią nesenai dabar. Tai vienų dar neišpakau. Kitus, tai bijau, kad tiesiog jau kaip ir, bet dar reikia, žinai, kažką pakabinti, bet tos jau pakabos nebetilpsta į spintą. Čia gali būti signalas, kad kai noriu kalbėti, kad nepertukčiau tavęs. Man atrodo, labai ertinti žmonės bus su to mano. Ne visą laiką. Bus su šitu, tas pats, Ką norėjai? Pas mane netelpa rūbai spintoje, atsiminiau. Jo, same. Tai čia problema, kad reikia valytis, daryti 3 skrūvelės. Nes aš kabinu maikė ir ant maikės dar kažką visą laiką. Mitu. Ir net 3 rūbai būna. Nusipirkau iš Pepko, bet čia seniau. Tokią pakabą, tokią didelę. Ir jinai turi gal kokius 8 kabliukus. Kabliukai tokie. Ir aš ten tiesiog crop topus visokius susikabinau. Smart. Nes jie nedidelį viską ir daug prikabinau ten. Tai ta viena tokia masyvi pakaba pas mane yra. Turiu tokią pakabą, kur daug pakabų. Žinai, kur nežinau kaip paaiškinti. Pakaba viena. Turim. Ne, bet pas tavęs sakys su saktukais? Ne, su kabliukais. Su kabliukais. Pas mane nėra jokių kabliukų, pas mane tiesiog, žinai, kaip atrodo pakaba, va šitaip. Po tos pakabos eina dar vienas toks, dar vienas toks, dar vienas toks, nežinau kaip paaiškinti, jo. Ir ten, tai ten jaučiu reikėtų, net aš jūs nenaudoju dar kol kas. Aš nežinau, ką ten susikabinti, nes tai tokia nedidelė, tai galvoju, ir ten tilps kelnes, nes, pavyzdžiui, kelnes būtų labai fainai taip susisluoksniuoti, bet aš nežinau, ar tilps klausimas. Tai gal visgi irgi kokias maikutės ar dar kažką. Šiaip reiks pasižiūrėti lifehackų. Pritari? Pritariu. Gerai. Dar vienas dalykas, tai proginiai drabužiai. Aha. Nes klausimas, ar jie tikrai tokie reikalingi. Jie dažniausiai užima didelę spintos dalį. Čia tie proginiai drabužiai, pavyzdžiui, panom vakarinės suknelės. Gal vasarinės, nežinau, pasakiau. Vakarinės suknelės, nes dažniausiai, žinai, kaip būna, tarkim, pavyzdys, būna kokia šventė, žinai, nusipirkai, užsidėjai, žinai, kad tada galvoji, kad čia tas pats kaip su tais rūbais, kur į šitą social media, antrą kartą nedėvės, tai čia tas pats vos, ne, kad bet į didelę šventę, jau tokia reikšminga, tarkim, kokias vestuvės, ką nors užsidėjau, jau fotkinaus, kažką įkėliau, visi matė ir aš žinau, kad nešiosiu, turbūt antrą kartą neužsidėsiu tos pačios suknelės. Tai žinai, tai toks, kam tu tada ją laikai? Gal prireiks. Tai toks ir vėl tas pats gaunas. Tai geriau jau tada parduok, atiduot, žodžiu, dovanok, parduok, nežinau, kaip sugalvoji, žinai. Jo, su proginiam tai... Jo, nes tokiom jau proginiam tikrai apsimokėtų. Ne, kur tos, žinai, vasarinės ten ar šiaip pagal sezoną, tai ne, jas tai nešioja, bet grinai proginiam, kur jau tokias fancy nusipirka kokias nors, žinai, kur... Ypač jeigu kažkokios išskirtinės būna, netarkim, satininė juoda suknelė, bet kažkas tokio kitokio, žinai, visiškai, ir tu žinai, kad, tarpsime, kaip aš buvau veletinė, su iškirtėm, sakiau, aš žinau, kad aš jas nebustėsiu, veletinė, ryški, tokia, žodžiu, įsimenant ir aš žinau, kad aš jos antrą kartą nebustėsiu, tai toks, ir dar plus ten, kai užsidėdu, sakau, vestuvės, tai toks geriau tokių drabužių nelaikyti, kad ir kaip būna gaila, jau sumokyti ten pinigus, bet gali parduoti per vintą, taip sakoma, kitam gyvenimui. Tai va, tai... Šitą problemą solved reikia padaryti. Opcija yra išsinuomoti galim rūbus. Yeah. Nežinau, kaip su kainom ten dabar kokia situacija, bet esu nuomavus labai senai. Yeah. Tai gera opcija. Žiūrint, koks kainos santykis ten gaunas, bet Depends. Jeigu jūs norite... Neperki bereikalingai, tada ir gaunas tas toks biški tvaresnis variantas. If you know what I mean. Iš tos pusės jo, iš kitos pusės, tada... tarkim, jeigu suknelę aš kokį Asose galiu rasti netgi už 7 eurų ir man išsinuomota patį kainuoja, bet aš galėsiu Vinted pardavus dar užsidirbti kažkokį skatiką, tai tada pliusas yra iš to, kad kažkiek pinigų gali susigrąžinti. Nes, plemo, nepigiai aš žiūrėjau kainuoja nuomotis. Aišku, nežinau, iš vis kaip dabar kokia rinka, bet tarpsime, tai aišku dar priklausome, kokią tu suknelę nori. Jeigu ten labai fancy kažkokia, ten žinai, kad brangiai kainuos, tai gal ir variantas tada išsinuomoti tokią fancy. Tas tai jo, kad pasipelnyt gali, tai jo, tiesiog. Jo, ir paskutinis dalykas, tai capsule wardrobe požiūris.
Tai yra spinta iš bazinių drabužių. Aišku, čia priklausomai nuo to, koks jūs žmogus esat. Jeigu jūs mėgstat, neapsikraut ir mėgstat ten tokį natural spalvas, tas beidž visokias ir panašiai, tai jums kapsulė labai tiks. Jums. O jeigu jūs ten labai jau ten, nežinau, pas jūs ten yra ten jau lukas, tai jau ten jau, jeigu jau turit savo, tai jau turit savo. Bet, jeigu tie, kas su mada nieko bendro neturit ir esat pasimetę, jeigu esat pasimetę, tai tas visai padeda požiūris, tai pasidaryti tą spintą iš bazinių drabužių, tai yra ten priklausomai nuo sezono tikriausiai, bet labai galima daug prisigūglinti, pasižiūrėti, kas įeina į tas kapsulės, tai ten švarkas, ten tokius ir toks golfas, maikutės, kad turi turėti tokius ir tokius džinsus, ten odinės kelnes, dabar tiksliai nežinau, čia, sakau, priklauso labai nuo laikotarpio, bet pasidaro tokią kapsulę ir tiesiog jūs neapsikraunat, tada tos kitus nereikalingus rūbus tiesiog irgi vėlgi parduodat, išmetat, jau nuo jūsų priklauso, vėlgi 3 krūvelės darom ir viso gero. Tai tas labai gerai su kapsulėm yra. Jo, ir tie rūbai tokie, kaip basiciniai tokie gaunas, tai ir juos kartu lengva derinti. Taip, jis neapsikrauna. Galvos, toks, aš net sakyčiau, minimalizmas gaunasi realiai. Minimalistiškai labai. Jo, yra aplamai tų tokių kapsulinių rūbų, jie kažkaip dar kitaip vadinosi, tipo gerai yra turėti tokių basic, taip. Kaip balta maikutė, juoda maikutė, ten golfiukas, kažkaip džinsai neutralesni, iškesni, švarkas, visko turi būti, jūs visada priderinsit, bet kur tiks jo, tai tas labai gerai, su tom kapsulėm aplamai. Aš dabar irgi stengiuosi kažkaip kai sezonas ateina, kažkaip žiūrėtis, ko reikia ir kad nebepirkti tų nesąmonių ir žiūrėti, ko reikia, tai su ta kapsulė labai lengva, žinot, jūs galite pasižiūrėti, ko jūs norit, ko jums reikia, ką jūs nešiojat, jeigu jums kažkas nepatinka, tai neperkat, bet pasidarot savo tą kapsulę ir tada, žinokit, žymiai lengviau viską derinti. Nes aš anksčiau, sakau, mano problema būdavo, aš prisipirdavau visokių spalvotų, mirgų margų su tokia klijonkė, su kitokia klijonkė, žodžiu, visokių nesąmonių ir paskui, kaip suderinti. Tai ta kapsulė padeda. Ta kapsulė padeda suprasti, kaip derinti rūbus, paskui, jeigu jūs jau, kaip išmokti derinti rūbus, tai visų pirma, tai geriausiai žiūrėti Pinteresto tiesiog, labai, ta prasme, inspiruotis. Jeigu visiškai nežinot kaip, tai bandyti žiūrėti, kas jums tinka ir pagal nuotraukas kažkokias, o paskui su laiko ateina. Tai kai jau išmoksit su ta kapsulė žaistis, tai gali vis įmaišyti kažkokį tai įdomesnį, mandresnį rūbą. Tada bus žymiai taip lengviau. Tada, aišku, tas rūbas vis tiek bus nebus tas dažnas. Dėl to ir kapsuliniai rūbai yra gerai, nes jos dažnai dėvėti gali, nes jie prie visko tinka. O pavyzdžiui, kokį nors kitokį gali neužsidėti visada. Tipo, porą kartų ir viso gero. Tai tie kapsuliniai rūbai yra labai praktiškas dalykas. Tai čia tokie jums patarimai, kaip spintą prasivalyti. Mums taip pat jie galioja. Tai kaip sakoma, sun 3 krūvelės bus. Pas mane 4. Pas save 4, Na. Negalima 4. Jo, tai žodžiu. Jo. Galim toliau eiti. Aš buvau pagavus vieną kartą, bet nespėjau pasakyti, nes tu kalbėjai kažką, bet buvo. Ir aš... Lavinu. Fun fact. Bus vėl jokinga, jeigu aš vėl, nes aš nejaučiu, kad daryčiau, ir jeigu vėl bus tos, kai montuosiu, bus... Tai turbūt bus, tai nepykit. Nenoriu nusteikti, bet galimai bus. Iš streso seilės ir jų. Anyways. Jo, tai keliaukim prie rudens fashion trendų. Šis su gramatika negerai. Jo, nes šiaip jau įpusėjo ruduo, bet vis tiek dar ruduo. Ne, tai dar tikrai ruduo, tai. Tai dar tikrai ruduo, dar tik įsivažiuoja, nežinokit, čia dabar, kadangi tas laikrodis sezono pasisukęs, tai žinokit, dar gruodį biškai bus rudens, tai, kaip sakoma, rudens fashion trendai, važiuojam. Dabar aš pavardinsiu šitą, mes sakysim, ką manom, yes or no, ir šiaip, jeigu kažką norėsim pasiminėti, tai pasipasakot, tai kaip sakoma, važiuojam. Tai pirmas būtų leopardo raštas. Taip ar ne? Man gražu visai dabar jau, bet aš nieko neturiu su leopardo paštu. Nežinau, neturiu, aš gal labiau dar nepriaugau prie to. Aš irgi dar nesubrendau prie leopardo rašto. Tai toks... Nors vaikystėje nešiojau, tai va. Tas yra gyvengiausia. Tai žinai, aš kažkaip irgi nepribrendus esu prie šito rašto. Ir man kažkaip, ne prie širdies, dabar tiesiog ne prie širdies. Žinau, kad ten kitos alpsta,
Aš nežinau, prie ko derinčiau, ką, nu, tu prasme, man įneštų daug Jo, chaoso į spintą jo. ir man gautų toks bereikalingas dabar. Jo. Tai not for me. Turėtum prie jų rūbų, žinai, kažką, arba ten, nu, nežinau, ten visokias dabar ten ir kablukus, ir tašytas, ten leopardinės, man Jo. too much tiesiog su tais raštais. Kitus raštus, gal pasvarstyčiau. Ir pirk dabar dėl trendo. Jo. Jeigu Vėlgi. labai patinka, turi pagalvoti. Taip, Ar taip. nešiosi ir taip toliau. Jo, nes nepirktai kairį dešinę, kaip ir Nu. sakiau. Kitais metais bus nemadinga ir ką. Nu, ir tada bye. Nu, tas tipas, sako, su tais raštais dažnai jie grįžta, dažnai būna tokia bišį kaina klasika gal net. Tai su tais raštais, tipo, gal labai ir neprašautum, jeigu ten kokia, nu, aišku, jeigu ten visiškai ten leopardas, tai gal ne, bet jeigu kokia ten rankinė ar batai, manau, kad Detalė. nieko ten su to detalė, žinot. Ir šiaip rengęs kaip nori iš esmės, bet, Nu, tas tai vis tiek jau. jo, tai va, važiuojam toliau. Toliau. Tai zomša. čia Zomšiniai, blogesnių. jo, rūbai. Ne. Okay. Argumentas? Nežinau, nelabai turiu tokių, tai tiesiog. Ai, tai tiesiog, kadangi neturiu, šiaip tai tau, Jo. tipo, Zomš, ta žodis yra veliūras ir tas, ko skiriasi. Yra kažkoks esminis dalykas. Nežinau, man jie labai panašiai. Jo, nes kitoks. Nu jo, Nežinau, gal kaip jo, paaiškinti. Kitoks. Nežinau, kaip paaiškinti tau, Aišku, žinai, okei, tai. Jo. Jo. Nu nežinau, man ne, nes tiesiog neturiu, nenešioju dabar, neturiu ką labai ir Man tai pakomentuoti. toks pem, gal visai ir tai būtų. Jeigu Man turėčiau ką primena- nors, nes man visai faini tie švarkeliai visokie, nu su tais zomšiniais batais, žinau, kad sudėtinga ir ta priežiūra ir viskas mane va tas labai nerimdo. Gal man biškai zomša paliko tokį keistą tą tokį suvokimą apie zomšą. Nes, tipo, būdavo vaikystėje, kad, tipo, turėdavau tokį batą ir nupirkdavo ir mane tiesiog nervidavo ir tėvai sakydavo, kad labai nepraktiškai sudėtinga jos prižiūrėti ir panašiai. Nepasakai, kad norėjai tą patį pasakyti. Gal tą patį norėjau pasakyti, bet nenorėjau įsiterpti kalbėti ant tavęs ir kol laukiu, tu pasakei visas mano mintis. Lovely. Tai va, nebereikia sakyti. Jo, tai va, tas zomšas žiauriai keistas. Iš vaikystės Jo, iš likęs tas, vaikystės kad toks. sunku prižiūrėti ir man tas net nekyla galva. Jo, Pirkti ir kažką. Jo. Nors dabar madoj. Nu, tai man toks irgi, pem, taip ir ne, nu, nežinau. Sakiau, kad taip, bet gal ir ne, reikėtų sakyti, bet man visai gražu šiaip. Taip, kad gražu, tai visai gražu. Bet dėl tos priežiūros, tai nežinau. Važiuojam toliau, tai trečias yra rankinių pakabukai. Cute. It's a yes for me. Cute, bet neturiu. Aš, nu, tipo, nežinau, nu, tipo, dabar bet kokį pakabuką, tai čia gali vos nevaryti. Realiai. jau. Tipo, kad ir, nu, tipo, tos raktų pakabukus realiai, tasme. Tai žodžiu, aš vieną gavau dovanų dabar, vieną nusipirkau Maljorkai, tai nusipirkau tokį labai random, bet čia tokį, kai jau gatvės stilių rengsiuos, nes, tipo, nusipirkau batą, tą Jordan. Atsimenu. Nu, tai man, tipo, fainai atrodo. Jo. Aš šiaip žinau, kad norėjau ir kaspinėlių, ir šiai nebuvau nusižiūrėjus jau ten, žinai, visokių tokių. Tai kad, kurių norėčiau. Tai, jo, tai man visai patinka. Bet kad pati dar daug turėčiau, tai nėra. Taip, biškai atsilieku nuo trendų. Upsi daisy. Čia, man atrodo, ne tik rudens, manau, trendas bus. Čia bus dabar, žinai, Kad ilgesnis. užsiliks. Jo, užsiliks ilgiau. Tai toks naujas trendukas. Aš Man tai tai faina. norėčiau, bet aš labiau nusipirkti tokį vieną gerą, gražų, labai fainą ir viskas. Man patiko ta Man idėja, patinka kad galima kažką tokio su pomėgiais ir panašiai. Mačiau, kad ten su teniso, ten, tarkim, raketė perka ir panašiai, kur tiesiog tavo pomėgį ar tave, ta prasme, atskleidžia kažkiek daugiau. Bet, nu, tipo, faina, nes visos jo nešiojam tašės, bet, tipo, kad daugiau atskleistų, tai, tipo, tas pakabukas, kad jeigu tu kažką, tipo, mėgsti ir pasiemi tokį pakabuką, tai visai tave, kad atskleidžia kaip asmenybė. Tai visai faina man. Ja, Nu, tavo pomėgius, hobius ir panašiai. Something. Gerai, važiuojam toliau. Čia dabar paprastesnė, tai hakė alyvuogių žalia spalva. Man gražu, bet man atrodo, kad man nelabai tinka prie mano spalvotyros. Spalvotyros. Mano odos spalvos ir panašiai, kiek esu nešiojus rūbų hakį spalvos. Nu, nelabai, man žiūris pačiai. Tai man kitiem gražu, gal kaip aksesuaras koks, bet aš pati nenešioju. Taip. Man taip. Man gražu, man faina, turiu porą rūbų, tik, kaip sakoma. Man atrodo, kad man tinka, kiek ten dariausi pagal tuos, nes nugesintos spalvos man ganėtinai tinka. Tai va tokia hakė alyvuogių visai prigesinta, visai gal ir nieko. Tipo, nėra labai blogai, kaip sakoma. Man sakau labai Man graži, patinka. bet ant kitų ypač, bet, nu, nežinau, aš tiesiog Jo. savo žiūriu ir kažkaip... Gal labiau ta hakį, jinai tinka rudaplaukia, man taip atrodo. Žinai, jos tokios, nu, tie bruožai, va tada taip atsimuša ta spalva ir taip gražiau atrodo jo, bet, nu, dar priklauso nuo to atspalvio, tai, žinai, nu, taip. Gerai, next. Raudonos vyšnios, nu, arba kitaip, tiesiog bardos spalvos.
Aksesuarai, rankinės, batai, detalės. Love it. Seniau žiauriai vengdavau, bijodavau raudonos. Nu, raudonos vis dar privengiu, bet bordo, love it. Pirmą tašę praeitais metais Aha. atsirado. Kas tave kalbinėjo? Ar pirtą tašę sakiau, just do it. Tau kaip parėjo? Tau kaip, kai tau parėjo tą Aš ją tašę? ėmiau tą tašę, tiesiog, Taip. nu, tiek to bordo pasiimsiu. Jo, exactly. Šiemet. Oh my god. Oi. Bet tu palaik, kingiausiai ir buvo, kad tau kaip parėjo, tu dar tokia, bet nežinau, tu dar dvėjojai. Tu dar iš pradžių dvėjojai, tu dar tokia bai, nežinau, nu, tipo tokia, nežinau, bet ir ta forma tokia, bet ta spalva, nu, nežinau, ir aš jau kažkaip pridėsiu Agnę po metų, Exposing su tašė visur, let's get started. Nu. Bet man susimarinuoja, žinok, nu, ta prasme. Nusipirku, va, galvoju, what the hell. Bet, va, praėjo meteliai, subrendo smegenėlės, manau. Bet faina. Dabar žiauriai. Faina. Eit, Favorite tašė, žodžiu dabar, Agnė. Žiauriai gera. Dar norėčiau Love it. batelių raudonų. Okay. Bet čia dar reikia pavirškinti iki nežinau, pavasarį. Dabar žiemą nešiočiau, nei aš kažkojas turėčiau, kur užsidėti, nei ką. Kad nebūtų kaip sustriukę, kad, žinai, iš noro nusipirkau, tai reikia dar pavirškinti biškelį. Jo, virškink, okay. Man, nu, man gražu, bet man netinka. Bordo? Čia iš to... Jo. Nu, man kaip ir netinka raudono, tarsi. Nežinau, ar bordo netinka. Va, čia geras klausimas dabar, nes man raudono dėjo. Raudono dėjo to tokia. Ir pasakė, kad raudono ne. Nors man nerodė tos bordo. Nors gal rodė bordo. Reiks video. Reiks video pasižiūrėti. Nes jeigu tinka, tai aš tada už. Bet aš labai bijau. Manęs spintai nėra nieko susijusiu su raudono, bordo likučių ir visų kitų į raudoną panašių spalvų. Nėra. Same. Visiškai nieko. Nei detalių, nei aksesuarų. Visiškai nieko neturiu ir nežinau, ar turėjau kad nors ir jeigu turėjau, gal ir turėjau, bet tarpsme. Bet jo, tai su to raudono, tai su to bordo. Aš jau seniau galvojau, kad tipo, man raudonos lūpos žiauriai netinka, bet realiai tai tiesiog atspalvis netinka. Tu turi tiesiog atspalvį pasirinkti tinkamą, man seniau nedašus daug. Nors labai retai dažaus raudonom, niekada beveik, bet bent jau suvokimas atėjo, kad aš irgi šitą supratau, kad tiesiog jo turi išsirinkti tau tinkamą. Ir viskas bus čiki-piki. That's true. Next one. Pasimečiau. Gerai. Motociklininko ilgauliai batai. Yes. It's a yes for me. It's pretty nice. Man patinka auliniai visokie tokie. Yeah, man irgi patinka. Really nice. Gerai, sekantis. Tai pilnai džinsinis įvaizdis. Yes. Denim on denim, kaip ten. Nešiau jau tokį. Jo, man irgi. Džinsas is like klasika, visada, visur. Myliu džinsas the best. Brilliant. Nežinau, kam gali nepatik džinsas. Jeigu jums nepatinka džinsas, tai nekalbėkit su manim. Just kidding. Nenoriu myn atrodyti. Bet važiuojam toliau. O šitas labai linksmas. Tai 8 yra klumpės. Klumpaitės clogs vadinasi. Šiaip jį verčiasi juokingai klumpės. Taip, ir verčiasi iš clogs, verčiasi klumpės. Aš galvoju, tu pasakėjai, kad šiaip tipo klumpės. Aš nežinojau, ta prasme, kaip išversti šitą. Clogs. Ai, tos tokios kaip krūksai. Jeigu kažkas padovanotų, tai sunešiočiau, manau. Bet pirkti nepirkčiau. Aš irgi dar nepribrendau prie tų tapkių kažkokių klumpių. Nežinau, nes yra tas vienas šitas brandas, iš kurio irgi ima tas klumpės ir rūksai. Tai toks, kur irgi visai įeina tos šliopkės, grinai klumpės, klumpaitės. Kaip įkygiai klumpės, man klumpės kaip tipo kukų klumpės. Medinės klumpės man tos. Ai, nu jo, man medinės klumpės iškart galvoju faktas. Tai labai įkinga, kai dabar tos klumpės, jo. Tai aš tokia, pagal mane ne, nes aš nenešiočiau irgi. Toks. Nu, gal reikia pribręsti. Skau, jei per kalėdas man padovanotų kažkas. Okay, whatever. Jo, man tai ta panika, kad man šalta būtų su jom. Va, čia man čia didžiausias klausimas. Tipo, kaip nežinau. Netrodo ne mūsų oram. Nu. Arba. Bet nešioja. Nu, matyt, gal su vilnoniam koinėm nešioja. Nu, gal. Tokiam vilnoniam. Kaip tada vairuoti? Nu, žodžiu, keistai man. Nežinau, man irgi. Gerai, next. Tai Barel, nežinau kaip tarėsi iš tikro tiksliai stiliaus džinsai. Tie tokie. Balioniniai man. Nu, jie tokie žinai, kur biški siauriau, tipo lemo prigludęs, tada jie tokie, bet jie tipo iš išorės pusės tipo tokie.
Jo, iš išorės pusės tas toks kablys balionas, jo. Medžiagos gabalas. Jo, grinai. O iš tos pusės taip dar netaip mato, žinai. Bet iš tos pusės tai toks ir, žinai, vėl pasiaurėja. Tai labai įdomus. Ne. Man irgi ne. It's like not the vibe. Not for me. Nu, What's the point? ne, man Tipo, irgi. toks- Nežinau, man irgi ne. Nepatiko. Nežinau. Jau baggy džinsai jau yra. Ok, man užtenka medžiagos, bet kas čia? Iki baggy džinsų irgi reikėjo kelionę ateiti iš tikrųjų. Iki baggy džinsų. Nu. Jo. Nu. Oh my Tai god, pamenu kaip pirmus flėrus. Nu. Su tavim, man Jo, pirkau pirmus exactly. flėrus. Sako, nu im gerai atrodo. Nu. Plamas, o nu žiauriai keistai. jo. Ką tu čia man sakai, žiauriai keistai. Jo, Pirkau ir tai atsimenu. prasidėjo mano kelionė. Man padėjo fotosesijose, man būdavo, kad aš varydavau kažkur fotkintis, ten tarkim mane kokiai reklamai ir mane prengdavo. Tai kai mane prengdavo ir man buvo uždėję ir didelės, kai variau beros į Lenkiją, tai man tada uždėjo tokias didesnės, platesnės kelnes pirmą kartą. I was like, nu, tipo, pirmą kartą atvarau, žinai, mane čia prengė ir aš tokia poskinį džinsų vos net ten. Man dabar tokias uždėjo ir aš tokia. Ir paskui, nu, tipo, visų fotosesijos metu taip įsivaibinau, kad man visai patinka, tipo, žiūri vedį, gal visai nieko atrodo, žinai. Ir vat per tas fotosesijas man kažkaip, kai man uždėdavo visai kitokio stiliaus kelnes, negu aš nešioju, man priaukino, kas dėl ko man buvo lengva. Paskui aš jau pati norėjau vat, kažką nusipirkti. Ir paskui visus kitus įtraukti ratą, kaip sakoma, tų džinsų, nes nu, tavo tiesiog. Aš pamenu, su tavais buvom Lenkijai. Ir kažkaip su mama nuėjom kažkokią parduotuvę ir aš pamačiau tokius baggy džinsus. Ir niekada neturėjau, ir niekada nesimatavau. Ir galvoju, plemas, reikia pasimatuoti. Mamai rodau, mama žiūri. Tipo, tokius dėsis, nu jie baggy, didelį, kai taip rodau, tokia žiūri, tipo, nu gerai, pasimatuok. Pasimatavau, tipo, pradarau užuolaidas, rodau mamai. Mama, kaip gerai atrodo ant tavęs. Nu žinok, negalvojau, kad tokie džinsai milžiniški. Nu bet žinok, tau žiauriai gerai atrodo. Tai žodžiu, sakė, pirk. Ir pasiėmiau ir tada mano buvo pirmi baggy džinsai ir love it. Geras. Love it. Tiesiog love it. Žiūrėjau, fainai kitaip. Mes irgi buvom su mama kažkur, ar ne Prancūzijoje, dabar galvoju, irgi buvom kelnes žiūrėjom, irgi aš taip jai parodžiau, pasižiūrėjau, kad tokias didoko, žinai, iš pradžių irgi tokia, žinai. Jo, bet sako, nu pasimatok, tipo, žinai. Aš irgi nuėjau, išėjo, tinka, jo, tipo, gerai atrodo, ir aš tokia, okei, ir ten net nebuvo baggy, man atrodo. Net neatsimenu, kokie ten buvo iš tiko geras, gal wide legas gal, nu, tipo, bet jie irgi ganėtinai platus yra, tai jo, tai irgi buvo faina, kad, tipo, pasakė, kad tinka, love that. Važiuojam toliau, džemperiai po viskuo, po paltais, po švarkais, žodžiu. Džemperis, kapšonų, einam, žodžiu, man patinka. Po paltų nešioju, man tai irgi patinka, kaip atrodo ir po švarku, nebandžiau, bet man irgi patinka. Džemperiai aplamai CS. Jo, da, grinai. Gerai, toliau, chocolate brown spalva, tokia visiškai ruda. Tiesiog yra mano, nežinau kaip jums, like my favorite color, tavasi visiškai, nežinau, tiesiog ruda overall yra man kažkas su ruda negerai. Šiaip buvo prieš metus 2, vat kažkoks parėjo, kur vat noriu rudo drabužio, žinai, kur tipo ruda spalva, visur ruda, visur visko ieškodavau, tik ruda, žinai. Viskai biškai buvo per daug rūbų rudų, bet tipo, šiaip tipo iki dabar vat, ta ruda spalva žiauriai kažkas yra su tiesiog, kur man žiauriai patinka. Nežinau. Aš anksčiau būdavo. Gražu. Man irgi labai gražu. Tik tai pastebėjau, kad su ruda man tokie labiau šilto atspalvio, tokia ryžesnė ruda, tai tragiškai atrodo. Bet šalto atspalvio ruda. Jo, ruda. Ką kalbi, tai It's like ruda is like the best. Labai gerai. Aprūvinu. Labai gerai. Gerai, toliau, blizgios odos švarkai ir paltai. Blizgios odos. Jo. Aš taip pat, man gražu, man patinka, aš turiu vieną švarką. Šiaip visai faina būtų ir kokį paltą turėti, visai gerai atrodo. Tik aišku, tas garsas šiaip būtų, tai va toks. Na, aš taip pat taip įsivaizduoju. Ne? Man atrodo, jo. Jo, tai va, tas gal biški mane erzintų biški, tas garsas. Jo. Bet šiaip man visai faina. Visai fun. Ir tada turime oversized modelio megztiniai. Say yes. For sure. Čia simple yes tiesiog. Sakau, gražu, madinga. Taip, kaip sakoma. Say yes. Ir 14 yra cropped striukės lietpalčiai. Man gražu, cropped stiliaus striukės, pavyzdžiui. Esu turėjus, bet
Nu, man tiesiog nepraktiška labai pastebėjau. Nu, tiesiog nepraktiška. Nu, tiesiog šalta ir, nu, nepraktiška. Nu, tiesiog nepraktiška. Ir, nu, karoči, jeigu noriu uždėti kokį megztinį ilgesnį, to striukę crop, tada kaip čia keistai atrodys, jeigu ten išlenda ir kažkokios kitokios spalvos, man tada kaip čia suderint. Mane irgi žiauriai erzina. Žiauriai erzina. Ir šiaip, man tai faina vien dėl to, kad aš neapsikraunu su tais kropais, nes man šiaip žiauriai nepatinka. Aš ir su Maikėm iškovoju. Kartais tinka, kartais nepatinka. Čia visai būna, bet su tais va, tokiais lietpalčiais tai žiauriai, va, kaip sakai, nepraktiška. Ir tipo toks, kur, nu, aš tai chill, nes tipo, aš žinau, kad aš galiu nešioti, kad ir patį ilgiausią paltą, man užtenka mano ūgio, man tas labai pliusas yra. Aš tipo nesiparinu niekada, nes aš žinau, kad tipo, jo, čia crop gerai, fainai tave tipo kaip ir paaukština, bet like, it's a no. Nes nu tiesiog nepraktiška, kaip sakai, šalta būna, ten pučia kiaurai, tau nepasikelia, nu tipo, like, I just can't. Kam pirk pusės striukės? Tai aš žinau, kad vat, yra žmonių, kuriem padeda, žinai, tipo, kad perka tik dėl to, kad, tipo, kaip ir paaukština vizualiai turbūt kažkiek tave, bet nu aš tiesiog, it's not for me. Dabar tie atėjo labai mada tie kirpti, nu, trumpesni lietpalčiai. Ir visi dabar ten alpsta. Nežinau. Man tai man negražu. Man tiesiog aš negaliu nukirptas lietpaltis normalus. Man taip keistai atrodo. Gerai, kad sutarėm. Gal tik aš taip galvoju. Ne, man irgi nepatinka. Man kaip tik ilgas, gražu. Kaip tu balerinos? Girdėjau, kad nepatinka. Balerinos? Žinok, taigi sakiau, kad noriu balerino visai. Bet noriu... Nu, kaip sakoma, keičiasi laikas, keičiasi ir mąstymas. Ne, bet norėčiau balerinų ne tam, kad nešiot, nes manęs, Okay. Bet aš kažkaip outfitą įsivaizduoju gerą, ir tai prie jo turėtų būti balerinos. Žodžiu, prie outfito. Pavyzdžiui, ten kokios bordo balerinos, tai vat, tada gal ir pagalvočiau, kokios labiau fancy, žinai. Bet taip, balerinos, tai what the hell. Češkės. I love it. Tiesiog češkės. I love it. Žinau, ir šiaip tas toks padukas planas. Ką? Padukas plonas. Nežinau. Man atrodo labai nepatogu. Žiauriai patogu, kai sušliopkim, kad vaikštum. Nu, bet man tai kaip man vidpadį sudėti. Nu jo, čia jau kitos struggle. Šapėdžio problemos. Nu, nežinau. Tai vat norėčiau tų pointy batelių. Nu, nežinau, ar catch shoes vadinas, gal ne. Gal tik aš sugalvau. Kas? Nežinau. Nežinai? Okay. Ne, man atrodo, bet tipo, nežinau. Tie pointy bateliai. Nu, bateliai. Nu, kaip balerina būtų, bet būtų pointy. Yes. O tokių bordo norėčiau. Okay. Wow. Specifiškai. You're changing a lot. Leopardiniai šiauriai gražiai irgi atrodo, bet, nu, tipo, ką aš... Man kur aš nešiočiau, žinai, kasdienybėj aš nenešioju tokių. Tai aš jį užsidėčiau ten vieną kartą per metus, tai tikrai nepirksiu. It's not for me. Tai va tiek žinių per dens fashion trendus, kiek pavyko išgaminti. Jo, nežinau. Trumpą pauzę gal? Yes. Einam į trumpą pauzę, nes čia taip užsikalbėjom, kad atrodo, kad galo nesimato, kaip sakoma. Nu, yra ką kalbėti apie madą, čia galima tiek plėstis, kad čia galėtume ir vien tik apie tai daryti podcastus, bet, žodžiu, keliaujam į reklamą. Grįžtam į eterį ir, žodžiu, Agnė, sakiau, kad pamiršau papasakot pradžioje įžangai vieną dalyką, žodžiu, tai mes su Edvinu įsigijom naują įrenginį. Ir čia buvo most random pirkinys ever. Ir žodžiu, mes vaikščiom Lidl'e, prekinomės, žinai, maistą. Ir jau apsiprekinom. Ir Edis toks, čia rodo akciją, sako, gal pasiemam, žinai. Ir, žodžiu, nusipirkom airfryerį. Aš ką pagalvojau apie airfryerį, nes mačiau lankstinukė, kad yra nuolaida dabar ten. Ir pagalvojau apie jį, žiūriai keista, bet aš tiesiog... tai va, tai žodžiu, tai čia buvo mūsų random. Nesenai pirkau? Jo, čia, ta prasme, literaliai vakar ar užvakar buvom parduotuvėj. Bandėte? Ne. Buvom vakar ar užvakar, pardėjai, apsiprekinom, grinai jau maistą susipirkom. Ir Edis sako, kusoj stovim, ir jis sako, tai gal įmam, pažiūrėjau, kokią gerą kainą, sako, airfryerio. Sakau, nu, fainai būtų, tipo, žinai. Ir tavo, pasakau, sako, man eit pažiūrėt, sakau, gal tada nusipirkam, tipo, abu nueisim, pažiūrėsim, tipo, ir viskas, sakai, ten buvo kažkas prapakuotas, pasižiūrėjom. Atrodė cool. Šiaip huge jisai. Dizaineris, bet ten XL-as. Tai ten jau normaliai, ta prasme, iškepti galima. Tipo, jisai ganėtinai didelis, bet ir jo tas normalus, nes, pavyzdžiui, mano tėvai turi tokį mažesnį, tai ten žymiai mažiau telpa ir tu per kelis kartus vos, jeigu, tarkim, bulvių nori ir mėsos ir kažką viską vienu metu atrodo, kad, nu, žiūriai fainai, kai, ta prasme, mes pasižiūrėjom, ten tikrai talpiai. Ten tikrai
talpiai ir tikrai galėsim daug ką pasi-airfryerinti. Čia buvo mano, kaip aš daug mačiau reelsų, by the way, man atrodo, reiks tokį padaryti. Ir tipo, realiai, kai tu tampi jau, nežinau kaip čia, lietuviškai dabar, kai tu into airfryers, tipo, nebe jau tos, ta prasme, kažkokius ten, rūbus ar tokius basic dalykus, kaip būdavom, žinai, jaunos ir panašiai. Bet jau tie rimtesni dalykai, buitiniai, jo, kai tu jau, žiūrėjau, tipo, airfryeris, tai va, tai nusipirkom oro gruzdintuvę, kaip lietuviškai, ne? Gerai, tada lauksiu, kada pakviesi vakarį. Tai va, nusprendėm, kad reikia tuos lapukus visgi nusipirkti, kad nes kai nereiktų plauti, nereiktų susigadinti, ne kaip su muštiniu keptuvė, kur tipo, paskui nebeplauni, ten jau nebepavyksta, žinai, ir panašiai. Jo, tai va, tai žodžiu, tai sakom, kad reikės. Pasižiūrėjom, kad yra pas mus čia, nes galvojam, čia labai brangiai tipo Lietuvoje ir siūstis, bet pasižiūrėjom, kad visai normalios kainos, tai reikės tų popierių nusipirkti specializuotų būtent airfryeriams. Bet šiaip žiauriai, kul, tarsi kaina kem 5 eurai. Tai važinė, rūbą vieną nusipirkti už kem 5, maisto gali apsipirkti už kem 5 eurus, tarsi mes tiesiog įrenginį visą šolim už kem 5, nes tipo vietoj ar ne šiam 5 ar 7 eurų ten beveik. Kem 5 ir aš. Tai dar toks huge. Nu, gal. Nežinau, kur dėsi. Nu, tai galėsi parodyti paskui, bet jau specialiai paslėpiau, kad neišsispoiltų, nes būtų manęs, tai žinai, gal reikia papasakot. Bet jau, aš taip senai norėjau ir Edis po tokį random, tai gal paėmum? Nu, jo, kalbėjau senai. Jo, kalbėjau, aš senai norėjau, tai va, tai žiūrėjau excited, jau biškai žiūrėjau, kad ten galima kepti, bet, tu pašiaip beveik viską, tai aš ta prasme net skaičiau, kad ten lygiai pyragus galima išsikepti, nes ten liberaliai viską. Sukus ten kepa kažką. Viską, žodžiu, daro, pasižiūrėjau, tai žiūrėjau exciting atrodo, nes atrodo, kad gal palengvins gyvenimą, bus greičiau viskas, įmeti tą popierių, sumeti tam, pavyzdžiui, bulės suspjauti, sumeti, žinai, įmeti mėsos, dar kažko, žiūri, taip, fast, viskas tai. Excited about that, bet jau dar nebandėm, bet reikės išbandyti. Šiaip biškis kėlė, nes esu naudojus, bet čia, kaip supratau, liečiamas, nes nėra jokių mygtukų. Tai va, aš esu su mygtukais naudojus, kur pasisuka, ten laikmatį, žinai, su jais viskas aišku dabar atrodo, ten dar instrukcija didžiausia visa knyga, tai dar reiks visą tą instrukciją perskaityti, nes ten, šiaip instrukcijų neskaitau, bet žinai, ten parašyta toks, žinai, aparatas, tai kad reikia labai atsargiai, kad ten ant kaitlentės negalima, tipo, padėti. Ten, bet visokių tokių niuansų yra, tai geriau paskaityti. Ja. Tai toks, Gerai išmoks. Labai random, bet tipo, toks geras dealas buvo ir tiesiog kaip, nes tipo kitur kainuoja tam ir po 100 eurų būna ir viską, faina, tiesiog faina, pasilengvinti gyvenimą literaliai. Tai, exciting, tikiuosi, kad viską darysiu. Mes netgi, buvau žiūrėjau Kinga, nedapasakau, kad tipo, mes tą pasiėmėm, tam huge tą dėžė, žinai, ir tu dar skor nereik vežimo, tipo, pasilikti, ne, tai aš panešiu, žinai, paskui ta dėžė visą taip neša, žinai, dar turi nuotrauką literaliai, kur jisai neša. Ir juokingiausia buvo, sako, tai jeigu jau airfryerį pasiėmėm, tai gal jums bulvyčių pasiimsim, tai žinai, iškart gruzdintų, tipo, tai va, žodžiu, dar neišbandėm, bet tipo, jau nusipirkom, kad aš gruzdintų bulvyčių ir airfryerį. Važiuoju juokinga, kai mes tipo prisipirkom maisto, nusinešėm, tą grįžom ir tą airfryerį su bulvytėm, tipo. Važiuoju juokinga. Anyways, tai va toks. Naujas pirkinukas šeimoj, kaip sakoma. Žiauriai juokinga, tiesiog negaliu. Gerai, nežinau, grįžtam, ar einam prie mados feilų, ar einam prie tas ar tas blitz klausimų. I knew it, but you want it. Žiauriai, super easy, tiesiog parašiau super greitus klausimus, tiesiog tas ar tas. Šį kartą, kaip tyčia, parinkai blitz klausimus, dėl to, kad aš labai galvoju. Šiandienas buvo. Aš po to vis tiek žiūrėjau tą video. Kartu šiaip žiūrėjau. Ir aš ten misliu į tą testą. Ten tu paklaus klausimą, aš valandų laiko bandau sugalvoti atsakymą. Nu, Agne, komon, aš pati šaukiau ant savęs ten per ekraną, tik galvo greičiau. Ir aš supratau, kad biškai reikia. Negalvos siekti ilgai. Neapsikraut, kaip sakoma. Tai va, tai aš jų parinkau šį kartą tas ar tas. Kad būtų žiauriai. Simple, dimple. Važiuojam. Tai pirmas džinsai ar šortai? Džinsai. Antras, batai su kulnais ar sportbačiai? Sportbačiai. Trečias, klasikinis stilius ar buhų stilius? Koks tas buvo stilius? Oh, here we are again. Toks tipo... Nu, tas toks. Tai tas, ne? Tas toks. Nu, nežinau, du tipo, jo. Bohemiškas, žodžiu. Nu, jo. O koks pirmas buvo klasikinis? This is fun, bet čia ne mano stilius. O pirmas buvo klasikinis? Klasikinis. Nu, teks klasikinį rinks, jeigu pagal nešio. Okay. Taip. Džemperis ar megztinis? Džempers. Auksas ar sidabras? Sidabras.
Palaidinė su raštu ar vienspalvė? Priklauso nuo rašto, bet pasirinksiu vienspalvę, nes you never know. That's what I'm talking about. Džinsinis švarkas ar odinė striukė? Džinsinis švarkas. Okay. Sijonas ar kelnes? Juk sijonai, bet kelnes. Aksesuarai ar minimalistinis stilius? Aš tai minimalistą labiau. Neoninės spalvos ar neutralios? Neriniai ar medvilnė? Neriniais cute. Bet medvilnė. Bet negalvoti ilgai, nes jau pradėjau. Jau man pradėjo viską važiuoti. Vintažiniai drabužiai ar naujos kolekcijos? Vintažiniai. Zara ar H&M? Most rodos į tą. Ne, ką žinau. Which one? Zara gal. Sportiniai batai ar baleto bateliai? Balerinkos, ne? O koks tavo? Sportiniai batai. Sportiniai. Gerai. Rudeniškos spalvos ar pastelinės? Rudeniškos spalvos gal. Šiaip pabuvęs pastelinės. Oversize drabužiai ar aptempti? Oversized. Krepšys ant peties ar rankinė? What? Ai, krepšys tai tipo kaip Ant peties. Tipo tas medžiaginis maišas. Ai, nežinau, aš turėjau menį tipo, kad ar ant peties, kur ilgas šniūrs, Ai, ar rankinė, jo. Bet rankinė tipo rankui tokia mažytė. Jo. Man patinka tos, kur užsideda ant peties. Ne per petį, bet ant peties. Nu tai ant peties. Nu, aš sakiau krepšys ant peties, bet krepšys, nu tipo, nenorėjau, tai tipo nežinau kaip pavadinti. Krepšį. Okay. Krepšys ant peties įmam. Nepriklausoma mada ar mados tendencijos? Ne, priklausoma. Priklausoma? Ne. Ai, nepriklausoma, aš sakai, ne. Priklausoma ir aš. Bordo ar haki? Tai jau sužinau prieš tai, ką aš sakėjau. Iš esmės, džinsai aukštu ar žemų liemeniu? Aukštu. Tikrai aukštu. Ir langeliai ar linijos? Langeliai ar linijos? Linijos. Okay. Ding, 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 how did I do? You did pretty well. Matai, čia gal, kadangi nėra teisingo. Aha, teisingo. Grinai. Whatever. Grinai. Imu šitą. Ar tavo panašų būtų buvę atsakymai? Jo, kinda panašus. Būtum bordo ar haki? Būčiau haki. Būtum bordo ar haki. Jo, aš turbūt būčiau, beveik viskas tas pats. Dėl langelių linijų, nežinau, čia žiauriai sunkus man asmeniškai, nes man langeliai visai patinka, bet gal linijos irgi vis tiek rinkčiaus. Visi kiti, jaučiu taip pat būčiau atsakius. Realiai. Jo, nes, tiesiog mes. Ai, gal, nežinau, iš tikrųjų gero. Jo, turbūt tas pats būtų. Būtų keistai būtų viskas atvirkščiai. Jo, būtų neįmanoma tiesiog. Tiesiog. Kartu auksas iš to pačio podo, kaip sakoma. Kinda. Gerai, tai einam prie mados feilų. Mados feilai / tiesiog mūsų vaikystės. Aha, atsiminimai. Jo, norėjau tą patį sakyti. Aš pabaigiau tavo žodį. Jo. Kaip čia gaunas? Iš esmės, tiesiog ką mes anksčiau, populiarūs dalykai, kuriuos anksčiau dėvėjom, bet dėl kurių, dabar tipo tikrai nesėtume, bet dėl kurių kaina gailina, tai buvo labai juokinga, kaip mes taip galėjom, bet tais laikais buvo populiaru. Jo, tai kad pažvengt žodžiu, tiesiog keletą išrinkom, nuotraukų jums parodysim irgi. Spicy. Pasijuoksim. Kas pradeda, gal po vieną, kiekvieną, gal ne? Aš noriu tau pamatyti jau kažką. Noriu mano kažką pamatyti? Okay, let's do this. Gerai. Gerai, čia tokią radau nuotrauką, aiškus, nežinau. Mane atakuoja tiesiog. Čia parodysiu vieną nuotrauką, bet yra ir daugiau į tą seriją įeina dalykų, tai tipo, aš tau rodau. Tai yra Jack Daniels megztinis. Aš nežinau, kiek žmonių turėjo, bet iš tos serijos Jack Daniels, Veg, Jolo, ta prasme, visi šiti, va tokie, dar kažkoks buvo, Trasheris, kaip jis vadinos, nežinau. Aš irgi buvau nuotrauką išrinkus su Jack Danielso megztiniu, nes aš irgi turėjau Jack Danielso megztinį. Aš turėjau tau pasakot. Aprūp. Jesus Christ. Sakau, man tik pirmą dabar gailis, kad taip pasakė man. Keistas fenomenas. Jo. Jack Daniels. Alkoholinė gėrė, kažkoks megztinis. Mes vaikystėj. What the hell? Tėvai. Jo, nori gerai.
Ir nešiojam vaikštom Jack Daniels. Jo, ten 8 klasėje ten, su tokia visa. Su Jack Daniels, žiūrėjau, keista mada buvo. Bet buvo, tikrai daug kas turėjo. Ir turginiai rūbai. No, that's what I'm talking about, exactly. Jo, aš geras. Tai va, aš sakau. Tai va čia vienas mano iš tokių peliukų. Bet aš turėjau ir sveg, ir visokių kitokių, ten, ta prasme, kur tas toks, nes būdavo labai populiaru tuomet sveg, jolo, visi tie, tai. Sveg, jolo. This is really funny. Nu? Kitas buvo labai keistas, aš turiu tokią tiesiog nuotrauką, tokią nepilną savęs. Bet čia yra Anglijos vėliava. Aš gaila neradau, bet nežinau, kas buvo per mada su Anglijos ir Amerikos vėliavom. Aš turėjau Anglijos vėliavos tašę, tu, man atrodo, turėjai Amerikos, ne? Na, prasme, čia buvo mados klyksmas, o dieve, tu irgi turi nuotrauką. O kas čia? Amerikos vėliava! Aš atsimenu tą tekstilį tavo. Čia kaip sukne. Nu, buvo pas mane Maikė su Ai, tikiausiai, kad tu tokią nuotrauką parodai, ir aš tipo irgi taip toliu nusibodus, ir aš būtent atradau iš visos galerijos. Aš tik tau, aš susirinkau gal ten 5 nuotraukas, tai literaliai, ir žinau, kad taip sutap, tu pasakai, parodai man nuotrauką, ir aš jau mintyse myžu tiesiog. Tiesiog literaliai. Bet kas čia buvo? Nežinau. Kas buvo? Aš nesuprantu, kodėl Anglija ir Amerika? Kodėl? Nežinau, Kodėl? Kaip aš vis prie Anglijos nuėjau, o tu prie Amerikos? Tu aš nebuvo man, aš imsiu Anglijos vėliavą, man labai patinka, man nebuvo taip, bet jinai kažkaip atsirado. Jo, kodėl pas tavęs viskas su Anglijos? Nu, pas tavęs su Amerika. Bet tu daugiau turėjai ne vieną, tu jo, ir tašį ir viską. Aš gal 2 turėjau, netgi tašę. Mes pasirinkom saidus, tai Agne padėjo angliškas, aš amerikiečkas, tai buvo, why? Nežinau. Žiauriai keista, aš nežinau. Man įdomu šiaip ar čia mes vienus, bet buvo madoj, ne? Nu, buvo. Gal mes vienus šitaip pašnekam ir tai Nebūtų keista. Buvo, man atrodo, būtų labai keista, jo. Ne, buvo. Obviously buvo. Nu, vis tipo, kai mes pasipirkom, jeigu taip Na jo, realiai, jo. Bet čia žiauriai tiesiog juokinga, kad... Ne, tiesiog, kad aš tau rodau tą man. Dar turėjau skarelę kažkokią. O, jo, turėjai. Nežinau. Turėjai. Kas čia buvo? Pagal Taylor Swift šokdom, kažkodėl man tas kiekino iš karto for memory. Nežinau kodėl, tiesiog, tos skarelės visokios, tos tie dalykai, tiesiog iš karto kiekino kažkodėl. Nu. Wow, jo, šitas tai... Oi, lavinu tiesiog. Tu dabar nesirengi, tu vėliau apsirengi. Nu. Nieko, aš turėjau tokią madą, kur futbolo maškinėlius kažkada nešiodavau. Buvo laikai, kai tėvų prašydavau, kad parvežtų man. Jo, buvo madinga, nežinau kodėl, bet, nu... Tiesiog futbolą net nežiūriu, bet, vaikystėje nežiūrėjau dabar, tipo, tada net nežiūrėjau, net nerūpėjau. Futbolininkai, so cool. Nu, tipo, jo, keistas dalykas buvo. Žiūrėjom toliau? Nu, kas toliau? Tai važiuojam su full capais gal? Girl! Mes tą patį šiekau, aš irgi turiu nuotrauką. Nu, aš tokios neturiu, aš turiu labai ten tiesiog paprastą. Bet matosi. Obey. Tiesiog obey. Tiesiog obey. Buvo ir megztiniai, man atrodo. Gal jo. Aš atsimenu, gal man 12 buvo. Mes buvom Švedijai, ten tiek buvo tokių, aš visko norėjau. Prašiau ten visko, įsvegė ir jolo, ir obey, ir žodžiu, visko ko tik norėjau. Jo. Bet tiesiog aš, nu, tipo... Oi, visai dar nuotraukos kokias. Jo, tai visiškai obey buvau klausyti. Ir bat Nirvana maikutė į priedui. Visiškai juokinga. Į tą temą, kur tipo įvei kažkokį tipo grupę, kur net neklausai. Jo, su tais full capais irgi kažkas buvo. Net netikos. Jo, tipo, oh my god. Nežinau, tu prasme. Per didelį man tie full capai nuo galvos būdavo, bet tipo, so cool. Labai tinka. Buvo dar mada ir tų akinių. Juodais remegis, tiesiog baisi. Jo? Neatsimeni, iš Tumblr ar Tumblr. Ai, su paprastais stiklais turėjome. Jo, tiesiog juodi rėmeliai. Jo, permatom stiklai. Jo. O, jo, jo, nešiodau. Nešiodau. Gerai, kad tokių nesusigadinau. Grinai. Tai nieko, palauk, dar turėdom, nešiodom ir tos linijuotus, vėlėtus. O, dieve, čia tiesiog prisiminiau tiesiog. Nu, oh my god. Nu, tie, su linijom tokie. Nieko matyti neina, kam tie akiniai, kodėl. Atsimenu, vėlėtiniai ar žydri, kokie ten buvo. Jo, sakau, kad buvo laikai. Nu, tai važiuok. Nežinau, kas čia buvo per nesąmonę. Tu galiu parodyti tiesiog? Savo reakciją? Ūsų mada. Tarsi, aš turėjau pakabuką su ūsais. Šis, what the hell? Jo. Aš nesuprantu. Ir po to turėjau akinius nuo saulės, prie kurių buvo prikabinti ūsai.
Aš atsimenu. Belekai, kiek tai buvo. Belekai, tipo, wow, ir aš panešiau to. Ir tu nešiojai? Tipo, love that. Žiūrėjau, bet Kažkaip šitą neatsimenu. tikrai yra. Šitą jau tikrai, kiti dar. Aprūvinu. Bet čia... Jo, kas su tais ūsais buvo? Kas negerai? Kodėl ūsai? Vyriškai Kodėl ūsai? Mes tai ūsų nenešiojam. Nenešiojam, kikingai skamba. Kodėl? Ne, paaiškinau. Jo. Aš nežinau. Šiauriai įdomus dalykas, iš tikrųjų, iš kur tie ūsai, kodėl, kas kaip. Čia įdomus tokie, tipo, kur random labai. That's all? Mada yra mada. Ja. Ok. Gerai, tai sekantis dalykas yra čaukeriai. Jo. Oh my god, buvau pamiršus. Oh Yes. my god. Turėjau aš to čaukerių ne vieną. Mhm. Buvo laikai, buvo didelė mada labai. Gal aš tiek dažnai nenešiodavau, bet nešiodavau. Bet tipo, dabar tai toks... Kodėl? Tiesiog juoda guma kažkur aplink kaklą. Apykaklę kaip tu. Ar kažkaip sakydavau. Jo, Nežinau, žinai. man nėra, kad jie žiauriai kelia kažkokį, tipo, Jo. grįžą. Bet, tipo, Nu, man toks, whatever. dabar nenešiočiau. Ne, dabar aš jau irgi nebe, sakyčiau. Fani dalykas tiesiog buvo labai viral. Visokiausių. Mhm. Wow. Aš turiu gerą vieną. Šiui. Labai Jau ten bus, kreipinu nu. Jau bus Tai yra- prieškinus. Galaxy tematika. Galaxy rūbai, aš turėjau Galaxy timpas. Slay buvo. Man čia buvo Slay. Tik da, jo. Aš belekai Slay. Jo, Galaxy buvo irgi reikalas. Mhm. Nu. Bet aš neatsimenu, Aš žinau, kažką kodėl aš turėjau. čia prie tos suknelės, nu, žodžiu, neturiu komentarų šitai nuotraukai. Čia be to yra iš folderio, čia turėjom visą fotosesiją mano kaime. Ir su laistytuvu, ir su kirviu, ir sėdžiu ant meduko, ant rasto. Nu, žodžiu, ten belė kiek nuotraukų ir tipo aš tokio outfitu ir tipo, žiauriai kietai. Lavinu. Bet Galaxy, jo, buvo ir kažkoks pasinešimas. Bet ar aš man atrodo nieko Anksčiau neturėjau. atrodo, kad tu turėjai irgi. Turėjau? Bet Gal, neatsimenu. timpas, gal. Bet kažkaip man negrįžta atsiminimai, kad aš Galaxy turėjau kažką. Bet atsimenu, kad buvo toks reikalas. Daug visko su Galaxy irgi buvo. Ne tik timpas. Bet timpas ir ypatingai, man atrodo, buvo. Juokingas Čia dalykas. kalbant apie šitą nuotrauką, tai kažkas buvo su kaspinėliais. Tu buvo nešiojai kaspinėlius? Plaukuose. Nešiojau. Nes man buvo, aš žinau, kiek metų. Nešiojau. Iš eilės, aš tiesiog kaspinėliai plaukuose. Jo, jo. Visą laiką, poros jo nešiojo. Nešiau, dar kai grifka augdavo ir norėdavau susisekdavau šią taip ant šono tą tokį kaspiną ir nešiodavau irgi kokį tik neturėjau. Va, grįžom, prašau. Grįžom į eterį su kaspinais, realiai grįžom. Jo, nes čia buvo tokie. Nu. Jo, aš irgi buvau radus mūsų dviejų nuotraukų, kur mes ten su kaspinėliais jau. Kaspinuočiai. Kaspinuočiai, okei. Šitas, kaip sakoma, va, atsišviežinau. Okei. Gerai, nežinau, ar čia buvo dalykas, bet gėlėti lankeliai. Bet man atrodo, kad buvo dalykas, kad ne vienos mes. Ar aš klystu? A čia šitie DIY buvo? Jo. Man atrodo, DIY. Gal buvo dalykas. Man atrodo, kad DIY. Man atrodo, kad jo, kad buvo dalykas, kad tipo tos gėlėtus visokius. Nes, nu, aš irgi nebūčiau sugalvojęs iš kažkur, sėdžiu, noriu gėlėti langelį, nu ne. Bet aš turėjau visokių spalvų. Jo, aš atsimenu šitą tai. Bet iš kur? Turėjai visokius I spalvų. don't remember that. Kažkaip per tavo Jo. gimtadienį mes juos ten turėjom. Gal. Kažką, nes pamenu, kad tu man kažkaip irgi davėjai vieną ir šį turiu. Nu, tipo, Eik, tu belekai, nešiodavau, tai patikdavo. Belekai. Žiauriai, čia taip gražu. Dabar Nežinau, neusidėčiau. Šiaip nėra labai kad bet, tipo, cute vis tiek, bet, tipo, šiaip bendroji Įdomus visumai dalykas tas. toks, jo. Bendroji visumai tai toks, okei. Nu, važiuojam. Aš nežinau, ką aš rodyti, nes tiesiog jokingi dalykai. Pavyzdžiui, turiu nuotrauką vieną, kadangi mes kalbėjome apie tos raštus, Jo. tipo leopardus ir panašiai, ir kaip sakau, kad aš Yes. nešiočiau ir panašiai, aš tiesiog, kai jau nuvažiuoju nuotraukas, tai žiūri man įdomu pažiūrėti, kad, tipo, kaip aš rengiausi, tarkim, čia nežinau, kaip 12 metų, tarkim, mane, ir mano outfitas yra violetinis striukė, zebro, nežinau, leopardo kokios čia kelnes, juoda balta, ir leopardiniai bateliai. Čia mixi Mano mečiai jau. plaukai čia yra rožinė nudažyta sruoga ir kaspinėlis kitoj pusėje. Ir dar akininos sauras. Nu, žodžiu, visiška fashion icon. Ta prasme, Visiškai. Ir visiškai būdavo, tipo, ką turėdavau, tą nešiodavau. Kaip Jo. aš taip suderindavau, nežinau, kodėl. Bet va. Akise. Vau, leopardiniai bateliai. Jo, leopardiniai bateliai.
Tai aš šitą pačią temą fashion tada. ikona. Į tą pačią temą. Pasirodo, aš turėjau leopardinę suknelę. Kur aš dabar sakau, aš nedėvėčiau. Jo, bet pasirodos jo. Bet va buvot po... Žiauri kietai, žiauri fainai. Čia sugrįžo taip šeina, okei. Nu. Tai reiškia, sakys irgi, kad buvo ant bangos. Kodėl mes nešėjom tas raštas, tai buvo. Nežinau, šiaip tada taip neapsikro. Jo. Bet keista, kad tipo, dabar aš nedėvėčiau, bet tada va, man viskas gerai buvo. Man patiko. Daugiau aš ten irgi buvau radus visokių. Bet ta leopardinė Ne, man Amerikos suknelė niekada turbūt nieko nežinau. Taip patiko. Wow. Oi, tas megztukas. Lavinu. Nežinau, tu turėjai tą fazę, neturėjai tą fazę, bet kelnes su nukalusiu klynu. O, taip. Dar norėjau šį traukimus nuotrauką. Aš turėjau vieną nuotrauką tokią, nelabai gerą kokybę, tokią paprastą, bet čia tiesiog tokios kaip bridžai. Ir tipo toks nukalęs klynas ir tipo, bet reikia, tai aš čia fashion icon. Jo, šitas buvo dalykas, aš irgi norėjau nuotrauką, bet neradau normalios. Nes mes ten šonų buvom pasisukusius, bet aš supratau, kad mes ten stom keliam. Bet tipo jo, ta prasme, čia buvo tikrai mada. Aš netgi ir džinsinius, man atrodo, tokius su klynu turėjau. Kažką atsimenu. Aš turėjau gyvenimą užstėčiau dabar. To juodus, tokias kelnes, tokias storesnės. Ir aš jas nešiojau everyday į mokyklą. Aš literaliai everyday aš negalėjau, aš buvau obsessed, man žiauriai patiko jos. Ir aš dabar galvoju, turbūt atrodžiau, kad neturiu rūbų daugiau. Laik su tom pačiom kelnėm vaikščiau. Bet nežinau, nu buvo žiauriai kietai. Ir tipo nieks mokyklai su tokiam nevaikščiau ir aš tokia. Su tom kelnėm, su to klynum ir žiniškai. Me too. Žiauriai kieta, žinai. Smulniau buvo. Nežinau. O, vaikystė prie mano, bet linksma buvo, kaip sakoma. Bet vat, jo. 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 Aš čia tokį vieną neįtemą turiu. Nu. Ne tai, kad neįtemą labai, bet kas mano plaukam? Tas ką aš galvojau. Yes. Ką aš galvojau, nežydama, taip galus. Tiesiog tiesa linija. Ir tiesiog literaliai čia, va, jau vos neruda, žiauriai tamsus. Ir čia žiauriai, ne tai, kad būtų perinama kažkokia spalva, bet tiesiog žiauriai šviesus. Kas man negerai buvo. Tai susikarbanojus dar gal visai pusę velnio. Nes jo, nesimato taip, bet kai tiesus, nu. Atrodo, kad tiesiog nauginėjai blondiškus plaukus. Grinai. Šiaip su plaukais kalbant, aš tai turėjau irgi plaukų fazę, tai aš net kaip tik kažkodėl ištraukiau nuotrauką, nežinau kodėl, nes čia buvo ne į temą. Pilną radau. Tai va, čia mano žaliai mėlyni plaukai, jie buvo mėlyni originali, bet nusiplaudinėjo žaliai. Tai kažkas man mokykloje sakė, kad atrodo kaip papuvę mano plaukai būtų, ir aš niekada gyvenime nepamiršau. Toks biškai žydimas. Jo, pelės, atrodo, žinai, jo. Anyways, turėjau dar raudonus, irgi taip pat nudažytus, tiesiog. Oranžinius kažkokius iš tavo radau. Oranžinius aš raudonus? Jo, galiukus kažkokius. Toks mažai ten labai buvo, man buvo keista. Aš turėjau čia violetinę sruogą. Čia buvo keista, to buvo viena sruoga, tipo. Viena violetinė sruoga. Tada turėjau irgi mėlynus galus. Bet man neleisdavo dažyti su ilgalaikiais. Pas mane su tais buvo, kur nusiplauna iš karto. Jo. Čiop po to. Kai mauga. Čiop. Čiop buvo jau. Ne, aš tai, matai, užučiu tą mikrofoną. Kai 18 metų mano mama sakė, nedažyti plaukų. Tai tik 18 tai iškart nusidažiau tos galiukus, o paskui jau... Paskui jau normaliai, ką darai. Bet ar čia man 18 buvo? Nelabai. Rimtai? Nežinau. Jo, gali būt. Nu va, pasirodo kaip dieną, taip nuėjama. Jesus gėda už save. Nieko būna, pasitaiko toks. Nu. O žvirinai dar kažką, nes aš tai žinau, baigu su idėjom. Na, labai kažką ir turiu labai tokio simintino. Bet čia tokie tiesiog perliukai visiškai mūsų. Turiu klausimą. Kokia būtų tavo go-to apranga? Kai rengtumės, kai norėtum jaustis patogiai. Nu, tai va, kokia tavo būtų go-to apranga? Tiesiog į miestą. Į miestą? Jo. Aš jau įsivaizdavau rotint namie kažkur. Ne, go-to į miestą. Patogiai? Jo, patogiai. Tai džinsiukai. Jeigu vasarą, tai tiesiog maikė kokią begį. Apie rudenį kalbam dabar, tarkim, šį sezoną. Jo, tiesiog, go-to dabar. Tai džinsiuką. Džinsiuką, sportbatuką. Įmėgstinuks koks turbūt.
Arba džemperis nuo nuotaiks, kai nori labiau būti tokia. Yeah. Tai tada kokį mėgstinį dėčius, bet jeigu taip labiau chill, tai tada džempas ir lietpaltis dabar pas mane. Batai. Everyday lietpaltis. Kol dar nešalta, kedai, jeigu pašals, biški kerzai all the way. Viskas, nėra daug ką galvoti. That's amazing. Pas mane būtų čia panašiai, būtų džinsai irgi, tikriausiai. Šiaip mėgstu klasikinės kelnes, labai patogios turiu kompi, tai irgi visai gal galėčiau stėti. Bet čia būtų džinsai, čia irgi mėgstukas koks dabar stengiasi džemperį vengti. Nes visada su tai džemperiais, žiemą, vasarą, rytą, vakarą, saulė šviečiant, lietui lyjant, sningant sodams. Sningant sodams? Byrant sodams? Ar kaip griežtams byrant? Kokį sodams? Sodais? Čia daina yra. Nu, bet kaip su sodais mano? Neatsimenu, kas ten su sodu buvo, bet anyways, nu tai va, tai tipo. Jo, tai kardiganai dabar visai vat norėjau nusipirkau, tai kažkaip batai būtų kedai all the way iki žiemos, iki kol sniego nėra, aš su kedais, nes dažniausiai su mašina visur, tai kedai. O striukė tai būtų arba striukė. Striukė arba striukė. Ne, aš kažkaip lietpačio visada nesirinku dabar, kiekvieną dieną, tai mano gautų būtų striukė. Nežinau, šiaip aš nespėjau odinės striukės panašioti, like, what should I do? Vasarą man per karštą, rudenį man per šaltą, tai ką aš turiu daryti? Tik prasidėjus rudeniui su džempu, arba, jeigu telpa, arba pavasarį tada gal. Bet tas pavasarį gal. Tai va, mane tas ir, aš prisiperku rūbų, kur paskui prisižiūriu Pinterest'e, tai nedarykit moklos, prisižiūriu Pinterest'e, kad tipo, čia kaip fainai apsirengė ir paskui negaliu pritaikyti tų drabužių, nes per šaltą būna. Neturim mes to tokio pereinamo laikotarpio. Žiauriai greit pas mus pereina, ten savaitę dvi. Atrodo. Man labai prekinis. Jo, nes tas toks, kur tu toks pasižiūri, va, tą patį odinę striukę, nu kiek aš ją apsimaunu. Man arba būna per šaltą, nes aš tokia dabar esu, aš anksčiau rengdaus, kad gražiai atrodyčiau, o dabar man yra šilta, kad man būtų gera, patogu. Tai va, aš visada taip rengiuosi dabar ir tiesiog, nu tai man jeigu šaltas su to odinę striukę, tai aš jos ir nesimaunu ir tiesiog, nu, jau spėjau bent jau tą paltuką panešioti, tą vilnonį, tą trumpą. Bent jau keletą kartų, tai jau jaučiuosi, kad visai nieko, nes tipo, irgi tas toks, kur vilnonis paltukas, nu jisai nėra, kad labai su jo šilta būtų, bet po jį džemperį matos, nu jis toks biškai klesiai, tai, nu tai toks, tipo, jo, arba po va, tokiais vilnoniais reiks matos, kaip sakoma. Tai toks įdomus reikalas. Nu tai, jo, viskas, batai, jo, nu tai čia pagrindiniai turbūt būtų. Tiesus plaukai. Ir basic make-up. Jeigu čia visą full įvaizdį. Bet jo, čia mano go-to tiesiog. Mes tokias simple visiškai. Yes, simple, dimple, sakant. Nes tiesiog patogu. Šiaip jeigu taip go-to, tai jo būtų džemperis čia vis tiek. Nemėgstinis net. Nes tiesiog džemperis yra oversize. Šiais metais nusipirkau loaferius. Šiais ar praeitais? I don't remember. Gal šiais. Nusipirkau loaferius pagaliau, žiauriai norėjau viską, bet irgi, aš jau, taip prasme, kad nešiuot, aš jau nenešioju. Jie yra tik taip progom, kažkokiom ir viskas. Taip, pagalvoju, pavyzdžiui, rudeniniai batai, tai va, tu sakė, tie bateliai, tokie rudeniniai, kaip jie vadinasi, rudeniniai auliniai, bet tokie mandresni, ne kaip kerzai, nepaprastai tokie mandresni su bateliai, kaip su kulniuku kažkokie. Tai irgi man gražu, faina, bet aš nešiosiu everyday, nemanau, man bus nepatogu tiesiog. Žinai, ypač su kulnais batai. Bet biškiai aukštesnis, tai tiesiog bus nepatogu, tai taip ir lieku prie savo kerzikų. Nu, yra pliusas tik tas, kad mūsų koja nebeauga. Tai tipo, gali turėti tos batus, žinai, ir tipo, va tokie kaip loaferiai, nu jie tokie klasika. Jo, jie tai aš tai nesigailiu. Taip, man jie prarasi kūrės, jo, užsimesti. Bet aš kaip prieš perkant galvau, kad aš tipo galvot nešiosi, nes fainai atrodo prie outfitų. Karts nuo karto. Sunkiai. Nešioju aš tokio outfitų, nejuokaukit. Jo, tam pasfotkint ar kažkur nuvaryt, tam tikrom dienom progom ir tiek. Kasdienai? Visada kedai, all the way. Jeigu į kelionę važiuoju, aš jau žinau, kad mano tiesiog bus kedai. Jeigu reikia pasirinkti vienus batus, kedai. Aišku, nebent tam būtų ultra šalta kažkur kelionė, bet dažniausiai nevažiuoju, kur ultra šalta. Ultra labai Max Pro šalta. Tai va, žiauriai crazy čia yra. Tai ką? Apie tvarę madą. Second handus. Prekinės? Ne.
Jeigu taip tiesiai žiūrės pasakyti, tai ne. Buvai tu mane bandžius užkabliuoti ten. Aš tada Sako, varom. bet dabar aš atsikabliavus esu jau. Aš sakiau, jau iš mano to supratimo, kad aš mėgstu greitai apsipirkti, nieko negalvoti per daug, patinka imu. Tai man second hand'e, aš tiesiog nemoku atrasti, pirmas dalykas, nemoku atrasti perliukų. Ir antras dalykas, man per daug laiko ir per daug energijos atima. Čia turi laiko turėti žmogus. Varyt, krapštyti, tu tipo ieškoti jeigu gerų, jo mėgti krapštytis, aš nemėgstu krapštytis. Aš nei rankdarbių žmogus, nei ką, aš tiesiog nemėgstu krapštytis, tai man tos second hand'ais toks yra, vat buvom keletą kartų ir esu ir seniau buvus, dar kai jauna buvau, bet tipo kažkaip, vat niekaip neprilimpu. Nebečinočiau, kad kažko reiktų, ten būna kartais kokiam tematikom, jeigu reikia, ar ten, nežinau, koks tūsas būtų, ar kažkas, kažkokia idėja, ar kažką reikia, tada bandai ieškotis, ten būna jo. Bet šiaip, netai aš tai susiduriu, nežinau, kaip kiti moka driftinti, kaip sako, tipo. Ir reikalų. Jo, tai turi pajutimą ir supratimą, ko realiai turėti, kad tu žinotum, ko tu ieškai, kai kiti pamato rūbą ir jau žino, aha, kaip jį galėtų priderinti, arba, pavyzdžiui, randa, vat, kaip driftina kažkokius brandinius rūbus, labiau, žinai. Tu turi turėti tą suvokimą ir žinias tam. Ai, neturėti, tai saviai, šopintis gaunas, ir turi turėti kantrybės daug. Jo, aš buvau pasikabliavus šiek tiek, bet ten tas pasikabliavus tiek aš ten nuvariau, po kelis kartus ir viskas, žinai. Man visai patinka krapštytis, bet kai pasimatuoji, netinka, dar kažką, tai nesu. Nenoriu. Atkrita noras didelis, gan greitai. Jo, įdomus labai reikalas. Baig pasakojus kažką čia, kad su tais rūbais, kad tipo, Dieve, dabar pati užstrigau, kad per daug žmonės prekinas ir tipo paskui pardavinėja, kad tipo perka iš padėvėtų, kad paskui jos brangiau parduoja. Wow. Šiaip apie šitą nebuvau pagalvojus. O jo, žmonės perka, nes iš padėvėtų pigiau nusipirkė. Ir perpardavinėt po to už brangiau. Čia crazy ausies atsiestotas. Jo, galas toks tipo. Kur tiek energijos turėti? Tai vos neįmi geriausius atsirinki, kad parduoti, po kad pavyktų parduoti, arba kažkoks labai top. Tam žmogui, kuris perka ir parduoda smart, ne? Bet tam žmogui, kuris prekinasi tuose second handuose iš dėl to, kad galbūt negali sau leisti prekintis brangesnėse parduotuvėse, tai jam čia problemas sudaro, nes išperka tuos normalius, geresnės kokybės, bet pigesnius rūbus ir perpardavinėja brangiau. Ir tada tam žmogui, kuris neturi gal pinigų, žinai, daug. Tai jam tada sumažėja pasirinkimo, žinai, ką daryti tada. Ir čia atsiranda kita problema, žinai, fast fashionas yra. Tai va šeinai visi ir panašiai. Tai irgi pigiai, tie patys rūbai, žinai, rūbuose, tik tai kokybė buvo, bet dažniausiai second hand'e tiesiog padėvėti, bet ten gali būti geri rūbai, geros kokybės, padėvėti jau, šiek tiek nusidėvėję. Bet overall, ten jau geresnės kokybės rūbai dažniausiai būna, aišku, ir šeina visokia, bet tikrai, o šeinė, tai ten tie pigiai pagaminti. Taip. Tai žodžiu, aš ką skaičiau ir domėjaus, kad tai vat, kai žmonės, tarkim, perparduoda, tai tada tie žmonės, aš nežinau, kaip jas tai būdų, bet žodžiu, kurie labiau šopina second hand'uose, nes negali taip, tai tada kas jiem belieka, jie eina tada į tą fast fashioną ir perka iš visų tų šeinų rūbus, nes jie pigiau, nes thrift shopai pradeda kelti kainas. Kadangi paklausa didelė, tie žmonės, kurie perpardavinėja, jie daug perka, kyla paklausa. Ir tada fast fashionas vis tiek, kaip pasirinkimas patampa ir čia realiai vėl ta pati problema, tas perteklinis vartojimas, žinai. Ir jisai sukasi, kad ir ar tu prekinės fast fashione yra negerai, nes, tipo, iš ko tie rūbai pagaminti, neaišku, kokios ten sąlygos darbo, neaišku, žinai. Didelis klausimas čia. Ten labai čia, tipo, tokia didelė rimta. Bet su to triftinimu, tai irgi dabar žmonės, tipo, ta mada atsirado ir visi triftinam. Ir vėl prasidėjo tas pats, ta pati problema, tik iš kitos pusės. Vėl visi overconsumina su to triftinimu ir aš irgi dažnai matau tam tų holų, visi daro. Man tiesiog šiaip kaip žmogui, man keista, tipo, kur tu tiek rūbų dėsi. Nežinau, tai šitą temą tokia irgi įdomi, atrodo. Viena problema, atrodo, kaip ir keičias, galim
kažkokį tvaresnį sprendimą daryti ir šopinti second handuose, panaudotus rūbus pirkti, nes, tvariau yra vis tiek, kadangi nereikia naujų gaminti, kaip fast fashionas daro, bet vis tiek problema galų gale vis tiek ištrituliuoja atgal. Aišku, mažiau yra problematiškas second hand šopinis negu fast fashion, bet vis tiek, viskas vis tiek yra komplikuota galų gale. Wow. Kiekvieno į galvą dabar tikrai šitas visas. Nes tipo nepagalvoji. Žinai, atrodo, reikia pagalvoti, žinai. Suvok dalykus ir panašiai, bet tipo, atrodo tiek daug problemų, kad tu, kiek pasaulyje yra problemų ir kiek visko reikia, žinai, suvokti. Kaip geriau gyventi, kaip geriau gyventi gyvenimą, žinai, tai vat ir gaunas, kad tu tiesiog negali apie viską pagalvoti, žinai. Ir visko, visur ten tvariau bandyti daryti tą, nes labai daug yra visko. Tipo, nedarykit to, darykit tą. Tai čia toks chaosas biškai gaunas galvoju, žinai. Sudėtinga. Kaip nuspręs, kaip supras, žinai, viską, ta prasme, čia savo galvoju turi susidėlioti, čia jau nuo žmogus įsitikinimų tikriausiai yra. Kam labiau, bet kas, tarkim, ten, žinai, domis mada ir nori ten, tipo, tvariai, tai vat jie renkas tą dalyką, jeigu kažkas ties kitais dalykais labiau domis, turbūt jie ties ten, žinai, tvariai gyvena. Nežinau, net kaip pertik savo mintis, bet, tipo, something. Nes tikrai labai daug visko yra, sako, čia nevažinėkit mašinom, čia tas ir tas, čia reikia tausot gamtą, viskas tas, labai daug dalykų. Ir dar tas įdeda prie to, kiek tu galvoji šiaip savo dalykų turi. Tai atrodo, kaip tu turi idealiai gyvenimą gyventi, ir gamtą saugoti, ir tą, ir aną, ir viską vienu metu taip. Jo, labai daug informacijos. Labai daug info, jo. Galbūt tiesiog pasirenki tos rytis, kurios gali sukontroliuoti pats, kurios tau rūpi labiau. Turbūt. Apie kurias pagalvoji, nes apie viską tai tikrai nepagalvosi. Viskas, ką galim daryti, tai jeigu pasidomė, tada informaciją kitiems skleisti. Čia ir jie žinotų. Amazing. Tiek žinių, kaip sakoma. Tikriausiai, nes šiandien labai daug apie tą madą įsiplėtėm. Labai dar daug galima apie ją plėstis, kaip sakiau, čia galima vieną tą madą podcastus, bet čia toks, kas mums aktualu, ką mes sugalvojom paliesti, tai tikiuosi, kad patiko. Aš šiaip excited esu. Kažkas baigti. Exactly. Naktinis podcastas. Naktinis podcastas visiškai. Bet, visai fainai pasišnekėjom, man patiko. Labai greit laikas praėjo. Jo, man irgi labai greit laikas praėjo iš tikro. Tai nežinau, susitiksim kitą savaitę, tikėkimės, kad jums patiko šitą temą. Lauksim visada tikrai komentarų, mums vis dar reikia jūsų supporto, tikrai nepamirškit pasubscribint, užprenumeruoti, padėkit mūsų kanalui augti, nes visgi nauja pradžia, naujas kanalas, naujas startas yra vis tiek sunkiau. Tai labai lauksim jūsų laikų, jūsų komentarų, visko, žodžiu. Viską, ką tik sugalvojai. Tai.